Gerai, nu ką, dropshipperiai. Sveiki gyvi. Atėjo laikas podcast'ui pagaliau. Taip atidėliojom. Jau Discord'e nežinau, kiek laiko visi prašo podcast'o. Bravo, jūs 2 mėnesius visi prašo, mes vis nepadarom, bet štai mes čia. Atidėliojom, bet va, pasiryžom, gavom biškį spaudimo ir rašinėjom. Tai va, mes čia gražiam Vilniui, labai gražus vaizdas už lango. Čia Manhattan nauja, sakykim. Ir jo, biškį papasakosime apie organiką visą. Šiaip buvo mintis tokia sukurti podcastą grynai apie organiką, apie organic dropshippingą, nes niekas daugiau nekalba apie tai Lietuvoje, tai pakalbėsim mes. Klausimų žiauriai daug iš jūsų yra. Atsakysim tokius dažniausiai užduodamus klausimus. Paskelbėm Discord'ą formą Google, ten jūs uždavėt klausimus ir mes atrinkom geriausius ir atsakysim visus klausimus. Tai va. Pradžiai pradėkim jaučiu nuo prisistatymo. Jo, reikia prisistatyti. Tai mane žinot, aš esu Danas. Organiku užsiemu metus ir ten 3 mėnesius. Ir jo, ką žinau, žiūrėt mano YouTube, tai žinot mane. O čia yra mano irgi organic demonai, tai prisistatykit. Ok, tai mano vardas yra Vainius. Mano vardas yra Peteris, turbūt kas jau Discord'e esate, tai mus žinot iš live call'ų, šiaip iš Discord'o. O jo, mes organic visam šitam organic dropshipping'e mes esam jau 13 ar 14 mėnesių. Diena iš dienos sunkiai dirbam ir esam nemažai pasiekę. Man 18 metų yra, Vainius 17, dar einam abu į mokyklą. Tai tenka tai derinti su organic dropshippingu. Ir gerai susiderina. Ir labai gerai susiderina. Kiti žmonės organic full time užsiema, tiek nepadaro, kiek jūs padarot. Jo, tiesa. Ok, tai galim papasakoti, nežinau, kai mes šiaip pradėjom visą tą savo organic kelionę dropshippingą. Šiaip kai mes... Kaip susipažinom. Jo, kaip mes abu pradėjom. Tai kaip šovė mintis, jo. Jo, tai visų pirma, mes šiaip esam su Peteriu iš vienos mokyklos. Dabar Peteris 12, aš 11. Ir mes tiesiog būdom pažįstami mokyklai, tiesiog pasveikdom koridoriuose. Ir kažkada važiavom kartu namo autobusu ir pradėjom tiesiog taip šnekėti apie tos visus tokius interneto darbus ir toliau. Peteris net pradėjo pasakoti apie savo vieną ten veiklą, pasiūlė man prisijungti. Mes tą veiklą ten užsiminėjom, nežinau, kokias 2 savaitės. Ir tada toks vienas mano draugas iš Klaipėdos, ne draugas, draugo pažįstamas, draugas, tiksliau, iš Klaipėdos atvažiavo Vilnių. Ir jis tą mėnesį buvo labai nemažai uždirbęs iš tos veiklos. Ir kažkaip tiesiog užmotivavo pradėti šitą visą veiklą užsiminėti. Ir tada aš pasiūliau Peteriui. Peteriui visai patiko ta idėja ir pradėjom tai visą savo darbą. Jo, kažkaip netikėtai tas, atsimenu, kai važiuom autobusu važiuom namo, labai netikėtai iš viso apie e-commerce dalykus užsiminėm viens kitam. Jo, ir pradėjom dirbti, aišku, buvo visai sunku, apskritai buvo sunku naują biznio modelį ateiti ir pradėti kažką daryti, bet dar buvo iššūkis tai, kad atskirai gyvenam ir visokiais progais dalintis jo, bet su visais iššūkiais susitvarkėm ir toliau dabar kartu jau dirbam 13 mėnesių. Vien tik ties organiku, diena iš dienos jo. Tai tokia jaučiu būtų mūsų susipažinimo istorija ir šiaip kaip apskritai pradėjom ir kaip įėjom į organiką. Jo, apie patį organiką turbūt galim pradėti dabar. Ar tu dar ką pasakyti? Šiaip, kai mes pradėjom dirbti, mes pradžioje net neužsiminėdavom organiku, mes darėm pirmą mėnesį random Facebook ads. Jo. Tai reiškia, kad mes mokėjom pinigus už reklamas. Ir tiesiog tai mums leido suprasti, kad šitas biznio modelis nėra mums, nes tiesiog reikalauja investicijų visam reklamų testavimui, visų kreatyvų. Ir tada mes tuo visų laikotarpiu buvom užsisakę vieną produktą iš savo namus ir tuo metu domėjomės apie patį organic dropshippingą, apie modelį, kur nereikia jokių investicijų. Tad atėjus tam pirmam produktui, nusprendėm tiesiog pilnai perėti tą visą biznio modelį ir pradėti užsiminėti, nes tiesiog mums labiausiai tinka. Jo, iš tiesų čia nereikia labai daug investicijų, kas mus ir patraukė į būtent organic dropshippingą, o ne ads. Tai galim labiau, kas iš viso tas organic dropshippingas? Jo. Pasakyti, tai... Pirmas klausimas, kaip tik šitam sąraše yra, kas yra organikas. Kuom skiriasi nuo standartinio ir kodėl tai paverta labiau negu standartiškai. Galite ir pratęsti, jau kadangi užsiminėt tai. Jo, tai kaip ir pradžiai minėjom, tai kuo mus patraukė būtent organikas, tai kad nereikia labai daug investicijų, nereikia daug turėti finansų, kad pradėti šitą verslo modelį. Ir toks buvo pirmas mūsų kaip ir įspūdis šitam verslo modelį.
kuo jis dar čia yra ypatingas? Nu, šiaip pats verslo modelis yra toks, kad kuo jis skiriasi nuo pačio visų paid ads dropshippingo, tai kad šiame modelį jūs produktą patys užsakot savo į namus, su juo filmuojat contentą. Na, aišku, su laiku tas visas contentas turi būti išmoktas, kad visas tas business modelis gerai veiktų. Tai išmokstat kurti contentą, filmuoti tuos produktus ir tiesiog jūsų tikslas yra tą produktą pateikti kuo didesniai žmonių dalį. Tai reiškia, Paustydami videkus į TikToką, Instagramą, YouTube'ą, Facebooką ir atitinkamą produktą postinant, guriant gerą contentą, jis pasiekia daug žmonių, jis eina viral, kaip sakosi, ir tai pasiekia daug kokių, o tos akis susidomi produktų ir perka. Tai taip ir veikia šitas verslo modelis. šiame verslo modelyje jūs investuojate ne savo pinigus, tiesiog pradėdami investuoti ne pinigus, o savo laiką. Laiką, jo. Laiką. Daugiausiai laiko. Su juo suvalgo. Jo. Jo, faktas. Turi kažką pridėti? Ne, nu jo, kas esmė jo, kad tiesiog nekainuoja pinigų, kainuoja laiko, jo, viską ir pasakėt. Kas dar čia plauk, kodėl, kom skirias, ar apsimoka, aišku apsimoka. Tipo, blemba, su tuo paid adsais, nu, tipo, standartiniu to variantu, aš irgi sakiau jau kažkada YouTube, kad irgi pradėjau nuo mokamų reklamų. Nu, blemba, ten tikrai neapsieisiu su, nežinau, ten 100 eurų per savaitę, nu, niekada, nu, nežinau, gal Lietuvoje ten reklamos leisi, gal ir apsieisiu. Bet šiaip jeigu standartinį tą dropshippingą bandytum, tai čia, blemba, tikrai reikia turėti algą, tipo, turėti biškį atliekamų tų pinigų, nes tu tiesiog... Aktyvų pajamų šaltinį iš nugaros turi. Jo, būtinai, Arba- nes, tipo, ką tu įkiši reklamą, 5 eurus reklamą dieną įkiši ir kas tau, tipo, iš to nieko negausi. Jo, dar tas pirmas laikotarpis, kai tik pradedi, tarkim, tos adsus, tai tau iškart neteis daug pinigų. Nu, reikia daug Jo. pinigų sudeginti, kad pradėtų Jo, atsipirkti jo. normaliai. O Apie organikai suderinimą. reikia daug laiko sudeginti. Arba investuoti į žinias. Ir tada tą Arba laiką aš, taupyti. pavyzdžiui, mano situacijai, Aha. aš pradėjau standartinį tą mūsų peidazais, Jo. tai aš sudeginau ir pinigų, ir laiko, tipo, ir nieko neuždirbom, tai aš jau būčiau vėliau tada pradėjęs nuo organiko, žinai, būčiau tos metus atidavęs vat, filmavimo, aš tikrai būčiau prasimušęs. Nėra taip sunku tas organikas, tipo, išmoksi vieną gerą videką sukurti, jisai sprogs ir jau uždirbsi kažką, nu tikrai kažką uždirbsi. Jo, tiesa. Žodžiu, jo, tai skiriasi tom, kad kainuoja laiko, o ne pinigų. Esmė tokia. Ir jo, labai lengvas biznio modelis. Tipo, kaip daug kas sako, simple but not easy. Tipo, Jis atrodo, pats sandara to verslo modelio yra paprasta, bet jį gerai padaryti, tinkamai padaryti, tai not easy, kaip sakė. jo. Šiaip atskėlimas yra toks visai, nu, netoks lengvas kaip paprastas ezuose. Nu, tarkim, samdyti darbuotojus, nu, kreitorius, kurie už tave jo kuria kontentą visą. Tai šiaip surasti tos žmonės ir juos gerai sumenedžint, juos mokyti, ta prasme, kad jie gerus video kur čia labai sudėtinga. Jo. Blemba, jeigu naujokas, aš su naujokais dirbęs, blemba, pasiemi naujoką ir jisai nežino, ką daryti, aišku, klausinės tavęs visą laiką. Jos žiauriai sunku apmokyti ir jie neturi motyvacijos. Jeigu jisai naujas visiškai, jisai mėnesį padirbo, okei, jam yra ta motyvacija, viskas, jis ten dirba gražu, bet tiesiog mėnesis laiko praeina, jam dingsta motyvacija, jis rezultatų vis dar nemato, dažniausiai metai. Tai jeigu naujoką kokį pasiemi, nu jie neturi tos disciplinos, jie tiesiog paims ir mes. Su bet kokiu tokiu verslo modeliu, kad jeigu naujokai dažnai ateina ir kaip sako, ten 99% gali pradėti, bet tik 1% išlieka ir ar pasisekus, ar nepasisekus toliau dirba. Čia irgi toks disciplinos dalykas ir kai iš ties yra sunku net kristi, kai nematai, kai tu įdedi labai daug laiko arba įdedi labai daug pinigų, sunku net kristi ir nebetikėti, ta prasme, toliau tikėti tuo verslo modeliu. Tai tik labai stiprus išlieka iš tiesų. Disciplinuotas. Faktas. Okay. Toliau, galim sekantį imti, ne? Sekantis klausimas. Ar dropshippingas nėra dead? Ką manot, ar nėra dead? Tai čia šitą klausimą, nežinau, joksai visi biznio modeliai, kurie dabar sukasi internete, visi jie veikia tiesiog. Vieni labiau saturatina, į vienus labiau daugiau žmonių ateina, Jo. bet tie, kas visą laiką žino, ką daryti taisyklingai ir pelnas iš to pinigų, tai visą laiką taip ir darys. Ta prasme, reikia tiesiog žinoti, kaip įsiskirti. Su kiekvieną dieną vis laik yra atsiranda daugiau konkurencijos, bet vis tiek ateina ir daug naujokų, kurie nežino, ką daro, o tu jeigu jau esi šitam verslo modeliu ilgą laiką, tai tu vis tiek išliksi matomas ir vienas geresnių. Nu, šiaip šitas biznio modelis mirs vienu atveju, tai jeigu tiesiog dings visa elektroninė prekyba. Jeigu nebeprekiau žmonės, tiesiog nebepirks Jo, internetu. čia realiai Aš yra ta nemanau, pati kad- e-commerce. Nu, ta E-commerce. prasme, Čia neįmanoma, kad turbūt dingtų. Ne, tik didėja, kas met didėja e-commerce, ta prasme, visose Jo. platformose. Amazonas pigų LT pas mus auga. Tokia šopas atsirado. Toks šopas. Jo, Short formas niekada nedings paliubomu.
Per Mes, daug padaugų. mes kol užsiemam tuo organiku, short form, nes ten yra kas, short form contentas, tiesiog, O tu čia tiesiog labai su- stipru. Jo. čia yra, tam prasme, vis dar auga šitas dalykas. Ir, nu, jo, nėra sunkus dalykas, tipo, išmoksti tos visus Jo. pagrindinius esminius dalykus apie kontentą ir tu gali uždirbinėti. Tiesiog short formas yra ant tiek stiprus, kad kiekvienas žmogus, net ir senas dabar močiutė, irgi pradeda žiūrėti ten Jo, visokius jo, Instagram taip. reelsus ir taip toliau. Ir ne tik žiūrėti ir kur, būna, tipo, Tik visi tokius tie- laivus. Jo, Jo, kuria jas visi kuria. dabar kontentą, nes iš kontento uždirbti yra, nu, šiais laikais čia nauja meta, karočią, nu, Jo. nėra sunkus dalykas, tiesiog kažką kuri, žmonėm įdomu, tave seka, ten, nu, kažką galima išmestyti tikrai šiais laikais. Jo. Šiaip kontentas yra toks dalykas, kur, tipo, niekur nedings, short formas niekur nedings, e-komercija niekur nedings irgi. O dėl, tipo, ar nėra dead? Nu, aišku, nėra dead. Yra žmonių, kurie tiesiog, tipo, pamato kažkas blizga ir nori pabandyti, tipo, pabando savaitę ir, tipo, Nepavyksta, jo. nepaėjo, nu, okei, čia mane apskemino, čia dead viskas iš Gal tikrųjų. miręs. Jo. Jo, nu tai va, tokie žmonės taip ir sako. Ir tada. Arba būna tokie, kurie sako, kad dropshippingas dead, aš moku tokį ir tokį biznio modelį ir jisai veikia žymiai geriau. Tai va šitie žmonės sako, kad dropshippingas yra dead, nes Jo. kažką kitą naują pasiūlyti gali. Arba tiesiog tie naujokai, kurie pabandė mėnesį ir pasidavė. Tai- Nežinau, mes pasakytume, kad realiai niekada dropshippingas nemirs, bet kad ir kas atsitiktų, jeigu tu esi geras dropshipperis, organic dropshipperis, tu mokėsi kurti organic contentą short formo, kas yra labai stiprus skillsas ir kur jį galėsi bet kur pritaikyti. ta prasme. Šiaip tas visus skillus gali perkelti į kitus biznio modelius. Na, tarkim, tas žinojimas, kas yra geras produktas. Jo. Šiaip ta mokėti analizuoti visą rinką, matyti, kuo žmonės domisi. Tas Bet visas marketingo dalykas. Nu, šiaip tas visas biznio raninimas jums, tiesiog ta visa patirtis jūs ištemsi priekį. Jo, jo. Susirinkus kitą modelį. Skill stekinimas, kur Jo. čia išeina, nes tu vienas atsakingas už, nu, belia kiek dalykų. Šiaip dropshippingai, tipo, tu ir shopą, kur ir produktų. buhalterija visa ten. Jo. Viskas nuo iki realiai. Tai jeigu tu mokaisi, kad ant dropshippingą, sakykime, nu, tai tau vis tiek tas skillas žiauriai platus užauga ir tiesiog nu, tikrai Jo, panaudosi. Blogiausiu atveju, jeigu nepaina organikas, tu gali, karočią, yra žmonių, kurie net labai prasimušė organikę, tipo kūrė kitiems brandams videokus. Nu, retainerį pasiimu tam 3K į mėnesį ir ten kūrė po vieną videoką į dieną. Tai čia blogiausia situacija, kas, nu, tipo, okei, tu vis tiek 3K į mėnesį uždirbsi. Jo. Nu, tipo, nu, tikrai nėra dėt šitie dalykai ir niekur tikrai nedings šitie dalykai. Jo, koks šitas klausimas būtų? Sekantis, ar nemanot, kad rinka tik tokia jau perpildyta produktais arba labai artėja link to? Ką manom? Na, aš galiu pasakyti. Jo. Ok, jo, tie produktai dažnai, blemba, kiekvienų metų yra, daleiskim, kaip čia, Kažkas ateina į rinką, o kažkas iš jos išeina. Jo, būtent. Jo. Keičiasi tokie kaip ir trendai. Trendai jo keičiasi. Na, pavyzdžiui, dabar buvo labai populiarūs tai visi customizable produktai, tai visokiausi piešiniai, kilimai. Jo, nemažai ir mes prie jų prisidėjom. Tokie Vėliau, visokiausi vėliau paminėsim. Jo, turbūt, būtinai šitą pakalbėti. Įdomi tema, čia byfas tas biškiai. Gal vėliau Jo. prisiminsim. Bet manau, kaip ir atsakėm, nes tiesiog čia rinka nebūtinai tik tokia, bet kur, ta prasme, kažkas ateina į rinką ir gerai popina, trenina, bet realiai labai sunku, kad visą laiką išliktų. Tai Tas visas rinkos Tiesiog- perpildymas, jis nestabdo žmonių tiesiog pirkimų. Žmonės Kažkas vis tiek ateina, visą laiką perka. ateina kitas, jį išstumia, bet po to dar kitas ateina ir taip tiesiog ciklas užsisukęs. Tai Karočią, basic paklausa ir pasiūla. jo, Realiai. jo, tiesa. Kol žmonės žiūri short formą, kol žmonės konsumina baisiausiai, tai tol ir produktai bus. Jo, yra daug tų produktų, dauguma iš jų šudini tiesiog, niekam jų nereikia realiai. Jo. Tai, nu, sakykime, jeigu gerų produktų, tai tikrai neperpildyta rinka. Visada yra vietos geriems produktams rinkai. Tipo. Visada gali uždirbti su gerų produktų, tik tais vat, sunku tą dalyką padaryti. Labai sunku atrasti gerą produktą, kurio žmonėms reikia iš tikrųjų. Jo. Tai, Ne, bet geresnis, sukurti ras geresnį produktą visą laiką galėsi. Visą laiką galėsi outcompetinti Vis tiesiog. laik bus geresnių. Savo. Čia kaip su bet kuo. Jo. jo, Jo, manau, kad taip ir atsakėm iš tą klausimą. jo, neperpildyta rinka, niekada nebus perpildyta. Žmonės konsumina baisiausiai visą laiką. Čia rinka kaip ciklas, kuris vis laik keičiasi ir viens kitą išstumia produktais. O, labai gerai susirašė sekantis klausimas. O, jo. Kas yra geras produktas organikui? Kaip atsirinkti? Tai pačiam organikui tokia vos ne pagrindinis kriterijus, kuris ir siejasi su tuo organic pavadinimu, tai kad produktas turi būti kažkiek creative. Ta prasme, kad jūs galėtumėt su to produktu kurti gerą turinį, tiesiog turėt daug idėjų su to produktu. Galėtumėt eiti viral ne vieną ar ne du kartus, o ten tarkim 100-200 kartų. Tiesiog Jo, čia yra turint tokį produktą, kur galima tiek daug kartų nueiti viral, tiesiog jūs tą produktą jau galit brandinti, jau jį visai customizint, jo kitas variacijas kurti ir tiesiog plėsti, daryti save.
kaip ir brandą. Jo, čia jau labai perfect produktas, iš kurio gali, tarsi, brandą išvystyti ir taip toliau. Jo, ir ta visa vairelį, ta visa įdomumą įeina tas toksai, nežinau, wow faktorius turbūt. Pasakyk, kas yra virality, tipo, nes daug kas gal nežino virality, kas čia reiškia. Nu, tai reiškia, kad tiesiog tas produktas gali daug kartų eiti viral, generuoti daug peržiūrų. Jo. Tai realiai produktas, su kuriuo gali daug sukurti videkus skirtingus, su skirtingais konceptais ir tipo vis kitaip pateikti savo tai auditorijai. Jo, tiesiog kažkas daug tokių video. Įvairiapusiškas tiesiog produktas yra, o kad produktas būtų geras, tai yra daug kriterijų, bet, nu, pavyzdžiui, tokių paprašų banaliausių galima pavardinti, kad jis trauktų akį, kad jis kažkiek bent jau būtų išvaizdus. Čia tas vadinamas wow faktorius. Jo, faktorius, nes, tarsi, Nu, jis atrodo neįprastai. jo, nes kai skrolina žmogus, vis tiek tau turi kažkas akį užkabinti. Ir jeigu užkabina produktas, tai reiškia, užsikabina akis tą produktą. Jo. Tada jis turi būtų gerai, kad jis tarsi, turėtų kažkokią panaudojimo prasme. Dar geriau, kad jis daily būtų naudojamas ir iš tiesų žmonėms to reiktų. Čia irgi Kažkokia tokia value suteikia žmogui. Jo, tiesiog daily value, kasdienę vertę žmogui sukuria, tai irgi tarsi, stiprus yra vienas iš kriterijų geram produktui. Kokį čia dar tokį... Auditorija, tipo, kas pirktų tą produktą? Niša. Jo, produktas neturi būti labai randominis, turi, tarkim, turėti nišą. Kaip kokį pavyzdį duoti... Šuniukų produktai. O Nu, tarkim, ne šuniukų. niša yra čia jau, tipo, nebelekam, neparduosiu močiutį šiaip savo, parduosiu šuniukų savininkams ar kažkam tokiam, tipo, niša. Jo. Šiaip ir esant nišai- Tikslinė auditorija kažkaip. Esant nišai, šiaip tas visas peržiūros daug geriau konvertuos į pardavimus, nes tiesiog jūs pačiais video žinote, ką jūs taikotės. Jo, Kokiam for you page, kokių žmonių jūs norit viral nueiti. jo, Tai labai stipriai pakeičia visą o nišų... konvertinimą. O nišų yra labai daug. Skaičių. Kaip ir Danas minėjo, ten šuniukų, augintinių visokių nišų, krušienį nišą. Žodžiu, labai daug šiaip yra. Jo. Visokiausi žaidimai, filmai. Žaidimai, filmų, visokių fanų. Yra labai daug visų fanbase'ų. Ir jeigu iš tiesų jis yra vertas dėmesio, tai ta niša irgi bus gera tam tikram produktui. Plius minus manau, kad ir... Jo. Kaip pasakėm, kas yra geras produktas. Gera niša, išvaizdus kažkoks, kas kristų į akį. Jo, Geriausia, kad nebūtų žiauriai saturated, nes tipo, bus žiauriai sunku tada viral nueiti. tiesa. Kas dar? Dovanojimas gali būti. Nu, čia tokie mini dalykai, bet Nu, irgi čia irgi susideda niša. į tą gerą produktą. Tiesa, jo. Šiaip jo, yra tų kriterijų nemažai. Tobulo produkto, aš nežinau, ar yra tobulas produktas, yra pliusų, yra minusų su kiekvieno produktu. Jo. Ir nu, reikia gerai pamastyti, kai renkiesi tą produktą, ar, nu, ar tikrai tipo, parduosi. Reikia pasverti tą visą dalyką. Tipo, nes jo, kartais atrodo, kad geras produktas, bet Jo, tarkim, gali būti daugiau minusų ir tipo, vis dėlto niekada neparduosi. jo, tarkim, pamatai kažkokį produktą ir jis turi insanely gerą wow faktorių. Tarsi, ką turiu minį, kad labai labai traukia akį, bet iš tiesų jisai niekaip jo nepanaudosi, jis gali neturėti nišos. Nu, ir toks produktas tiesiog, jis gali nueiti viral dėl savo patrauklumo akiai, bet nieko iš to nebus. Vat geras pavyzdys apie šitą. Buvo dabar tie tokie 3D, tipo, kaip menas, nežinau, apsuki ir tipo, ten toksai kaip kokono, ne kokonos, kūgio formos toksai menas. Jo, kur ir iliuzija, keičia. tipo, menas. Žinai? Ai, Iliuzija, tipo, pakreipi biškį ir ten... menas yra. Jo, kažkas tokio. Jis net nėra nėra apipavidalintas ir jis neturi jokios nišos, tiesiog akiai atrodo nematytas dalykas, kas skrolinant žmogų užkabina jo akį ir tiesiog jisai nei kažkaip bus panaudojamas, nei jis turi kažkokią tikslinę auditoriją, nei turi nišą. Tai ir tiesiog bereikšmis produktas. Vienas pliusas, kad eina viral, Jo. su tuo produktu, aš nežinau, žmonės surinko, vienas akantas buvo 100 Buvo milijonų. 100 milijonų. Daugiau gal net buvo surinkęs. Ir jisai nieko neparduoda, aš neabejoju, kad nieko neparduoda. Nes tiesiog žmogui įdomu pamatyti, jisai traukia akį, jis gražus, jo, bet kas jį pirks, kas kabins ant savo, mes parodysim man kažkur ant ekrano, kaip jis atrodo. Ir, nu, kam jo reikės, nieks namie savo nekabins ant sienos tokio dalykėlį, tipo, tai atrenta produktą. Jo, kriterijai yra, reikia atsirinkti, mes kriterijus mokam, bet, nu, sunku atsirinkti tą gerą produktą. Realiai 1 iš 100 yra geras produktas. Žiauriai sunku Labai rasti. daug skirtingų dalykų susideda į tą visą. Ir čia reiktų, jo, čia ne per podcastą apie produktą šnekėti realiai. Nu, čia basic plius minus, knowledge, labai jo. plius minus pakadam, jo. Jo. Ok, sekantis klausimas, kaip ieškoti produktų, kur rasti normalų produktą, iš kur žinot, kas veikia, kas neveikia. Tai pradedant, nu čia visiems patarimas, jeigu pradėsi šitą biznio modelį, tai pradėti visų produktų ieškoti pačiam TikTok'e, kur jie ir yra paustinami. Jo, jau kur kažkas yra ne tas Jo, produktas. tiesiog
tai jums leidžia tiesiog suprasti visą tą produktą, visus video konceptus, pamatyti, ką jūs galėsit filmuoti, ko negalėsit ir tiesiog matysit, kas jau veikia. Jo, ir kas, atsimenu, šiaip matau žmonės, kurie tik ateina pirmas mėnesis, pirmą savaitę ir jau nori kažkokį savo produktą išrasti, kai jis net nežino, nei pažįsta rinkos, nei žino, kas yra geras produktas. Tai tiesiog reikia, kaip ir Vainis sakė, burnint, ieškoti jau, kas yra kuriama su kažkokiais produktais ir mokytis iš kitų žmonių. Apie, sakai, naujokai ateina ir savo kažką bando įnešti. Jo. Aš šitą klaidą padariau, mano pirmas produktas buvo tragiškas, antras buvo Slobertas, tai buvo biški geresnis, Aha. bet pirmas buvo, tikrai tragedija, nieks jo netestavo, aš pats sugalvojau kažkodėl, nors čia buvo žiauriai didelė klaida, nes nežinau, ką filmuoti, tiesiog tokie videkai buvo lievė. Aš tiesiog kažką sugalvojau ir nufilmuoju, ir buvo tragedija tikrai. Tai šitos klaidos nedarykit, jeigu jūs naujokai esat, tiesiog atsidarykit burnerį, burneris yra TikTok accountas, tiesiog kur tu scrollini ir tu žiūri tik produktus, tipo, įsivedi į paiešką, ten tokie ir tokie produktai, daleiskim, biškai pascrollini, palaikini ir tau tada for you pages rodys tik produktus. Scrollini ir tipo ieškai, kas eina viral, kas tipo tau traukia akį, gal tu pats norėtum nusipirkti ir tipo tada testuoji. Tai toks metodas pradžiai tikrai, nes neikit į AliExpressą, neikit į Temu, neieškokit tų produktų ten, nes jūs tiesiog nežinot nei kokį kontentą kurt, nei tipo kaip pateikti savo tai auditorijai tą produktą. Tiesiog žiauriai sunku ir tipo susidursit su daug nereikalingų problemų, jeigu tipo naujas produktas ir nėra iš ko imtis, tipo, kaip pavyzdį ką imti. Jo, tiesa, tai apibendrinus realiai, jeigu esi naujokas, tai reikia burnint TikTok'e, Instagram'e, ar dar bet kur burnint, jau žiūrėti, kas yra raninama ir kas veikia, kas ne. O kai jau esat labiau patyrę, tai jau galite žiūrėti į niekada neranintus produktus, kurie arba jūs patys jos kuriat, arba jie, tarkim, yra patalpinti AliExpress'e, Amazon'e, dar kažkur. Ir tai jau iš savo akies žiūrit, ar jūs galite tai pavesti gerą produktą ar ne. Ok, tada aš dar prie to paties. Kaip manot, kada jau galima, daleiskim, sakyti, kad blemba, aš suprantu, ką darau, aš galiu pasiimti produktą iš AliExpress ir tipo pradėti testuoti. Kaip manot, kada tas tipo jau pasiektas etapas būna, kiek turėtum surinkti peržiūrų arba daugmaž kiek turėtum būti padaręs pardavimais. Tiesiog būt suradus bent jau vieną, tokį kaip ir winning produktą, kažkiek winning produktą, kuris semi-winning produktą tokį. Kuris sugeneravo bent kažkiek pardavimų. Ir tiesiog jūs jau patys taip jau iš tikrųjų jautėtės confident, kad galit sukurti kažkokį naują produktą arba jį rast ir tiesiog padaryti winning produktą, kuris nėra saturated. Jo. Aš tai manau, jo, aišku, taip, bet dar tipo reiktų, manau, užtestuoti, bent jau 10 produktų. Nes tu realiai nieko vis dar nežinai. Pirmieji metai realiai organikai yra mokymus skirti. Tu gali jau pradėti ant to, tam po kelių mėnesių, po pusės metų, sakykime, jau savus tą kažkokį simt, bet reikia ištestuoti daug produktų, kad suprast visą tą big picture, žinai. Visą tą vaizdą. Tas visas produktas gali būti winning, kurį jūs radot, bet jūs tiesiog nemokėsit gerai pateikti. Nemokėsit viral sueit ar targeting gerą audience ar jo gerai tiesiog parduoti. Jo, tiesa, taip. Gerai, jo sekantis klausimas, kodėl videkai nueina viral? Jo, tiesiog kodėl nueina viral, kartais videkai, kartais nenueina. Jo, tai techniškai, pirmai techniškai žiūrint į tai, kodėl videkas neina viral, tai vienas iš pagrindinių faktorių tiesiog yra watch time'as, kiek ilgas tavo videkas yra ir kiek žmogus sekundžių pražiūrėjo tavo video, tada aišku attention'as, tai yra visi klikai, visi komentarai, visi profile vizitai, tai irgi tiesiog parodo TikTok'ui arba bet kokiai socialiniai medijai, kad tavo video gauna, tarsi, attention'ą ir visokių klikų ir toliau pushina tą videką. Bet kitas klausimas, ar tavo video nuėjo viral in a good way, ar, tarsi, in a good way ar in a bad way, tiesiog, ar, tarkim, ar tavo produktas konvertins, ar jisai neiškrito visiškai priešingai auditorijai, ar galbūt visokių iššaukančių komentarų nėra, kas visiškai, tarsi, nesusijęs su tavo produktu. Tai tu gali surinkti 100 milijonų peržiūrų ant savo vaizdo įrašo, bet gali iš to visiškai nieko nebūti. Tai čia irgi toks vienas iš faktorių, reikia žinoti, ką daryti. Jo. Tiesiog, kad nuėjot viral, nereiškia, kad jūs uždirbsit pinigų. Jo. Tas visas virality turi būti kokybiškas ir gerai apmąstytas. Vienas iš turbūt pavyzdžių, kur mums Vainiu teko patirti, tai mes vienas iš pirmų produktų buvo. Jo, testavom tokias Christian apyrankės, tiesiog gal net būsit matę, tiesiog tokia paprasta labai apyrankė su kryžiuko ženklu.
Ir šitą, man rodos, vainiau tą videką buvau įkėlęs su kažką labai kontroversiško iššaukiančio su satanistais lygtais, ar ne? Nu, ten Lygtais kažkas buvai tokio. apvertęs kryžių. Ne, nu, ten kažkas jo į tą pusę ir patargytų, tiesiog žmonės pradėjo labai stipriai pyktis komentaruose. Jo. Ir ten pagrindiniai tie pykčiai buvo iš tų žmonių, kurie, nu, nėra Christian auditorijai, kurie, Jo, kai kurie net prieš. Jo. Ir tiesiog patargino visiškai kitą audiensą. Jo, tai čia vienas iš tokių personalių patirties pavyzdžių. Gal tu turi kažką pridėti, Dan? Kodėl videkai nueina viral? Šiaip jo, tipo yra tas konceptas, nu svarbu žinot, ką darai, ne tiesiog kurti videkus, kurie, tipo, sukuri nesąmonę ir, tipo, tikėsi, kad žmonės žiūrės. Tai tokių geriau vengti, reikia žinot, ką darai, reikia žinot, kam tu videkus kuri. Jeigu tu pardavinėjai, tipo, kažkokį produktą, žaislą, daleiskim, kurį pirks mamytės, tai tu turi žinot tiksliai, kokį kontentą žiūri mamytės. Tu negali kurti brain rotą kažkokį, tipo, ten skybidį, sigma, va, koks žaisliukas, tipo, nu, tokių nekurkit, nesąmonę, nedarykit. Jūs turi žinot, ką žiūri jūsų auditorija ir kodėl žiūri, tipo, daugmaž tada jiems kurkit kontentą. Viskas turi būti labai gerai apmąstyta ir turi, tiesiog prieš filmuojant reikia pasidaryti planą. Šiaip pačio visual hooko, kaip jūs užkabinsit žmogų su pačiu vizualu, ką jūs ten filmuojat. Pats tekstinis hookas, hookas dalykas, kuris užkabina žmonės toliau žiūrėti video, ten tarkim. Jo, turint produktą, tiesiog turi labai gerai žinot, koks tas produktas yra, Soundus įsirinkti, viską. Kam parduosi ir tiesiog pagal tai viskas spręst. Tiesiog nieko random nedėti, ten visokių, kaip Danas sakė, visokių mymų, ten skibidė ir taip toliau. Tai jo, čia tokia... Aišku, ten tos kontroversijos, jeigu jas tinkamai panaudojamas, jis yra tiesiog labai geras dalykas. Tai tarkim kažkoks dalykas, kurį suprastų tik tos nišos žmonės. Jo. Ir jie, tarkim, jį pamatę, jaučia tiesiog protingai, kad, tarkim, ten aš filmuodamas padariau kažkokią klaidą, jie pastebėjo ir dėl to pradeda komentuoti, visi komentaruose ten diskusijas kelti. Kontroversija tiesiog toks dalykas, kur tu jį gali labai taikliai ir gerai išnaudoti, bet kur gali tiesiog panaudojus nueit viral, bet iš to nieko nebus. Bet labai lengva ir sugadinta visą dalyką. Jo, tiesiog. Jeigu žmogus naudoja kontroversiją, nežinau, kada. Tiesiog, jo, tipo, beleką, įmesiu ten kokį nors gandoną, tipo foną, yra Christian produkto. Nu, tu tiesiog nori kažką išgauti, bet, nu, tu nežinai, ką darai grinai. Tiesiog kažką bandai, žinai, tai jo. Iš to daug naudos nebus, jis gal nueis viral, tipo, labiau negu, tipo, įprastai būtų nuėjęs. Bet, nu, tai neprisideda prie produkto, neparduosi daugiau dėl to, kad gandonai, tai, nu, tai va. Ten džiauri, ten žmonės būna koinės, o susiplėšo ten visokiausius. Kontroversija, man rodos, šiaip yra tas toksai vos nesunkiausias dalykas videkė, kurį, tipo, reikia išmokti. Nu, reikia išmokti, tikrai reikia išmokti kontroversiją kurti, bet labai labai atitinkamai ir paskaičiuotai tą kontroversiją reikia naudoti. Nes realiai, jeigu gera kontroversija, tai, nu, žiauri padės sprogti videkam, tipo. Nežinau, pavyzdžio, nesugalvosiu dabar taip greit, bet, nu, tikrai kontroversija, jeigu gerai išmąstyta, tai... Tiesiog žmonės visus conversations neturi pačiuose komentaruose. Tai tie dalykai... Ir tą patį watch time, kol jie ten chatina labai būsina, patys komentarai būsina video. Jo, čia labai dalykų, kas neįdėl, kol neina viral. Jo, o šiaip basic, aš žinau, apšvietimas gražus, nu, kad nebūtų ten tamsoj filmuoti, kad matytų žmonės, ką žiūri. Tiesiog akiai gražus visas video. Jo, akiai gražu, kad būtų malonus žiūrėti, nes jeigu tu scrollini TikToką, tu nori matyti kažką įdomaus, gražaus, nu, tu niekada nežiūrėsi video, kuris ten vos matosi, ką ten žiūri, ten nufilmuota ten 7.2p, karočią, nu, žiauri, video, tokie neina viral, jie. Tikrai yra begalė daug videokų ir tu žinai, viens su kitu konkuruoja. Ir jeigu to videokas yra tiesiog ugly, tiesiog šlikštus, tai nuscrollins žmogus ir kitą dar geresnį parodys ir žiūrės tą videoką, ne to. Čia labai toks konkurencinis irgi dalykas, jeigu taip paprastai aiškins. Čia, pavyzdžiui, naujokai po 200 surenka peržiūrų visą laiką. Nu, dėl to, kad viskas yra šalia, tipo, tu kažką darai, bet tu vapšiai nežinai, ką darai ir tavo videokai tiesiog žiauriai lievi. Dėl to ir būna 200, čia visi sako, ten Shadowbanas, tiesiog šūdinas videokas. Ir tiek, nereikia giliau kapstyti, tiesiog stengiasi geriau padaryti negu praeitą videoką ir tiek. Jo, tiesiog. Tai būna atveju, kai pirmi video pradėjai iškart viral. Tas visas dalykas parodo jūsų tiesiog patirtį ir kiek jūs viską sugebat. Gal gali tiesiog įkeliat pirmą videoką į countą ir bam viral, taip irgi yra buvę. Na, sekantis klausimas apie tai, grinai. Pakalbėkite apie pirmą savo viral produktą. Mes, su tuo pirmu įkelimu, tai realiai Vainius Instagram'e pirmą videoką įkelė, irgi nuėjo viral, aš TikTok'e irgi keliau, irgi nuėjo viral. Tai tas produktas buvo Starpursas. Starpursas yra, įkelsim irgi nuotrauką. Jo, įkelsim videoką. Kaip matot, rankinukas toksai, kuris turi labai didelį wow faktorių, labai akiai patrauklus. Ir irgi tokį turi specifinę auditoriją, jinai nėra labai tight ir nišinė, bet tokia girly produktas. Pats produktas, jis nebuvo
labai geras, Jo, jisai kaip šūdinas produktas, bet Jo. tiesiog Jis turėjo pirmas gerą- produktas, kuris mums parodė, kad visas šis dalykas yra įmanomas ir tiesiog įmanoma pinigų uždirbti iš viso šito dalyko. Jo, tai... Jis man buvo, jo, pradėjom filmuoti video, kėliau pirmą video Instagramą, Jo. skūrus akantą, kitą dieną atsikėliau, ai ne, jis pradžioje buvo visiškai peržiūrė Tau turėjo, jis bet po poros dienų nuėjo. jo, po poros dienų pradėjo labai stipriai aukti Ir ir man tik tokį. galiausiai 5 milijonai, tai pirmą video. Jo. O kelintas šis produktas buvo? Čia gal koks 15 gal ar 6. Ne, mažiau, Nes mes kai nuėjom šito čia vasarą šiandien, taip, ar ne? tam pavasario pabaigoje. Ai, pavasario pabaigoje. Nu, koks apie 10 tikrai buvom ištestavę, nes tikrai labai tokių mažų buvom testavę. Okay. Tai dar atsimenu, kaip radom. Atsimenu, mes prie upės, prie Nerės filmuojam kitą produktą. Tiksliai neatsimenu kokį ir mes, kadangi dviesi su manim dirbam, tai tarkim, kai jis tą produktą filmuoja, aš tarkim sėdžiu šalia jo, ten viens kitam patarimus dalinam, bet ir tarkim aš tuo metu atsimenu burninau. Ir jis nebuvo jau raninamas produktas, jis tiesiog man įmetė kažkokią mergaitę, kažkokią influencerę, kuri buvo su tuo tašiuku, su tuo Starpursu. Ir blema, taip pagalvojau, pažiūrėjau. Labai akį krito. Bainių parodžiau, taip iš karto, taip susidomėjau. Tiesiog labai, labai malonus akį ir labai krenta į akį. Ir pamastėm, kad o gal pavyktų šitą, ta prasme, selint. Nes kaip ir pasikartosiu, kad šito produkto nebuvo rinkai. Ir pabandėm su ieškoti, random, užsisakėm, atėjo ir pradėjom filmuoti. Ja, man geras. Pirmas Ne, bet videakas, jis- mylai. Mūsų iškerino tas dalykas, kad su juo buvo labai lengva peržiūros rinkti, bet patys konveršinai buvo labai silpni. Jo, jis tikrai nebuvo tobulas produktas, jis tiesiog turėjo labai gerą wow faktorių. Realiai ir tiek. Jis net nebuvo patogus, jis, ta prasme, jame Telefonas net. telefonas net netilpdavo. Tai jis tiesiog toksai buvo ant išvaizdos ir... Ten klausinėdavo žmonės komentaruose, ar telpa telefonas į... Tai tiek daug Ar trindavo? Jo, pamatom, paklausė, ar telpa telefonas, kaip ištakam tą Žodžiu ten. komentarą arba kažkaip kitaip išsisukom. Tai būdavo tiesiog, bet... Jau ten prašydavo video, kad įkeltume, kaip įdedam telefoną. Ten klausinėdavo, ar ten 12 iPhone'ais telpa. Kažką lygtais paimdavom daiktų, make-upą visokių šudukų paimdavom Kažką ir ten, bandydavom įdėti, kad, tipo, kad va, jie telpa. Jo. Tai reikia irgi, kai tu patikinėjai produktą, turi gerasias savybės parodyti produktą, kad taip jis geras yra. Bet jo. Koks tavo Okay. pirmas toks geras produktas? Pirmas viral pro, jis irgi nebuvo tikrai geras, bet jis buvo viral. Buvo, kročia, tas dekliukas, telefono dekliukas su NFC to tokio ekranėliu, kročia gale. Nežinau, kaip ten veikia visas tas dalykas, bet tu gali per appsą, tipo ant dekliuko uždėti nuotraukėlę. Žodžiu, tikrai žino, kas per produktas, nes žiauriai senas ir žiauriai viral buvo. Tai mano pirmas videakas buvo su jo viral, nežinau, ten per kelias dienas iki 100 eurų užkapė, tada jau ten dar daugiau per savaitę, ten nežinau, gal 2 ar ten 3 milus pasiekė. Tai čia buvo pirmas mano viral produktas ir man užtruko realiai 5 mėnesius iki pirmo viral videako iš viso. Tai panašiai, nežinau, ar jums panašiai, kiek čia buvo. Pala, o kada tu apskritai pirmą seilą esi gavęs? Seilą. Jaučiu sausį, aš pradėjau gruodžio pradžioje ir mano sausį. Mes panašiai labai. Mes po mėnesio realiai. pirmą Mes sausį seilą irgi gavome. kažkaip. Sausio pabaigoje. Ir tada pavasario pabaigoje, tai realiai 5 mėnesiai iki... Čia vienodai lygiai taip pat. Jo gavom tą pirmą seilą, tai visiškai nieko nebuvo, bet kiek daug darbo įdėti, čia vėl... Nu, ten tokie grįžtant vienetiniai prie- seilai krisdavo kartą kartą. Grįžtant realiai prie pirmų klausimų, kad dar kiek darbo įdėjom, 5 mėnesius straight, diena iš dienos, galvas iki taip toliau. Ir tarsi niekas nevyksta ir va, po 5 mėnesių kažkokie jau tokie apčiuopiami rezultatai atėjo. Gerai, sekantis klausimas. Kažkuris mentorių kalbėjo per laivą, kad žiauri locked-in buvo. Tipo kalendoriai, ten dienas planuojat, valandas, ten vos ne minutės. Ir klausimas toks, kada supratot, ar po kiek laiko supratot, kad nereikia tiek daug per dieną daryti, kad pasiektum savo tikslų. Tai galit paflamint biškį, jeigu norit. Čia požiūris tikrai yra mūsų manimo ir mūsų akimis tikrai yra neteisingas, tarsi, kuo daugiau tu darai, kuo daugiau laiko investuoji tai į tam tikrą dalyką, tuo tame būsi geresnis. Tai kad būt geriausiam, turi dirbti tiesiog už visus daugiau ir visus tiesiog outworkint. Tai tikrai, tarsi, tokia sėkmė, kur visiškai nedirbdamas ir kažką pasieki, tai tokios sėkmės tokios būna momentalios ir jos nebus, tarsi, atsirefreshinančios. Tai čia toks požiūris, kad nereikia daug dirbti, kad kažką pasiekti, tikrai yra visiškai nonsensinis. Čia tipo, kai pamato kažkokį gūrų, tipo kalba, va čia greitai uždirbsit pinigų ir tipo labai Kaip per dieną efektyviai. pasidaryti, 10 tūkstančių. Jo. Čia yra tikras biznio modelis, kuris reikalauja labai daug darbo. Jo. Visi tą dropshippingą labai netinkamai supranta, galvoja, kad čia va, pradėsit dirbti ir Ir po savaitės. Jo, po savaitės, po mėnesį, po 2.
jau ten Aišku, uždirbinėsi. tai yra įmanoma ir mes tai esam pamatę savo akim, kad su tam tikrais mentoriais ir kad galima tikrai išvystyti kažkokius rezultatus. Bet jau pakalbėsime apie tai dar vėliau biški. Nu, čia toks klausimas šiaip, tipo, iš savęs, nu, toks durnas, blemba. Jo. Kada pamatėt, kad nereik dirbti vos ne, tipo, nu, what the fuck, tai arba tu nori užsidirbti, ar nenori, bet kokiu atveju tau reikės dirbti. Nu, tai arba tu dirbsi kažkam už palučką, arba tu dirbsi savo, žinai. Jo. Bet jeigu savo dirbsi, nu, tai dirbsi normaliai, nu, ten kiek išeina tau. Nėra taip, kad jeigu ten dienas planuoji, valandas planuoji per Google kalendorių, tai čia tu kažkoks nesveikas, vos ne, tipo, per daug dirbi. Ne, čia yra atsidavimas, tu arba nori to, arba nenori to. Tiesiog reikia eiti tos ekstremus visus, Jo. kad tu pasiektum savo dalykus, nes, nežinau, mes, pavyzdžiui, esame ambicingi visi, nu, tikrai. Tai, nu, yra, gal kitiem atrodo čia neracionalu, tipo, ten planuoti valandas kiekvieną dieną, nu, bet Kiekvienas tą reikia daryti, savo, jo. reikia tą daryti, tu vis tiek turėsi dafiga dirbti ir sunkiai dirbti ir nėra viskas taip paprasta, kaip kitiem atrodo, tipo. Dažniausiai šitie žmonės dar daug daugiau dirba negu ten tie, kurie vaikšto po pasidarbą. Dažnai įdeda daug daugiau pastangų. Jo, kai kurie, tarkim, į visokius e-commerce dalykus, į organic dropshippingą žiūri į tai, kad, ta prasme, čia, galėsiu ten, tarkim, 2 valandas per dieną dirbti ir beleką pasidarysiu. Tokie žmonės, kurie apskritai, kai žino, kas yra verslas, kas, ta prasme, šitam, bet kokiam versle, ar tai būtų kažkoks tais, nežinau, startupas, ar tai būtų kažkoks kioskas, kad jį padaryti geru, tai tu turi tiesiog dieną iš dienos dirbti net daugiau negu 9 to 5. Tai... Tu visą laiką tiesiog būni tam darbo režime. Jo, Žinai, mes dirbam visą laiką tiesiog turim laisvą minutę. Jo, Ryte vakare visą laiką tiesiog. faktas. Kitas klausimas, koks čia. Kitas klausimas, nuomonės apie mokyklą arba studijas. Aš galiu pradėti. Aš nieko prieš tikrai neturiu studijos ir mokyklą. Nu, mokyklą tai ypatingai, ta prasme, kad tu mokyklos nebaigsi dabar, tipo, blet, kad tu retardas nori būti visą gyvenimą, tipo. Na, gerai, žinau. Bet čia jau vėliau. Nu, tipo, nu, tu negali paimti ir mes mokyklos, o aš čia būsiu milijonierius, tipo, Jo. prisivažiūri teito visokio, prisižiūri gurų visokių, tipo, kur prikalba, tipo, motivacijos ten maks vaikam ir, tipo, tada vaikai meta šūlę. Jo. Nu, čia yra ekstremas, žiaurus, nu, tu čia jau nejauti tiesiog ribų, nu, šūlė tu pasibaig, ar tu nori būti visą gyvenimą kažkoks, nesakysiu to žodžio, bet, nu, komon, baig bent jau mokyklą, žinai, apie studijas tai kita kalba, studijas gali eiti, jeigu nori, studija kaip, tipo, atsargai, daleiskim, aš, pavyzdžiui, studijas esu baigęs, bet man studijos, pavyzdžiui, leido pradėti dropshipping. Aš baigiau studijos, aš įsidarbinau ofise, nes man tai leido mano profesija. Jo. Tai čia yra žiauriai geras dalykas, aš ofise sėdėdamas, aš YouTube visą laiką klausydavau podcastus, YouTube, tiesiog mokiausi visą laiką, nausus susirašinėjau, tipo, žurnalę, ant popieriaus. Ir čia žiauriai geras dalykas, jeigu tu gali ofise įsidarbinti, tai čia, wow, žinai, gali klausytis tos podcastus ir panašiai. Tai aš nieko prieš studijas neturiu, ten karjera, visai kitas dalykas, aišku, jau čia, jeigu tu karjeros nori siekti, nu, ne man komentuoti, aš neturiu karjeros, Jo, nežinau. tada galbūt nedaryk, fokusuokis tą karjerą kažkokią nedaryk, ta prasme, tarkim, organiko, jeigu tu planuoji daryti. Jo. Čia labai priklauso tiesiog nuo ko jūs norite iš gyvenimo. Jo, Kuris jo. dalykas jūs padarys laimingą, jeigu ten norit gydyti žmonės ir jums tai labai patinka, tai Tai eikit į mediko kelią ir tai Jo, čia yra labai tiesiog labai priklauso- geras dalykas. labai Jo, priklauso ta nuo prasme, žmogaus. Nuo ko tu nori, kad tavo apskritai tikslai gyvenime ir taip toliau. O šiaip apie mokyklą ir apie studijas apskritai, tai visa visuomenė ir bendruomenė, ta prasme, be to nejudėtų į priekį ir tai tave padaro žmogum, tai išmoko tave mąstyti ir tavo protinės ląstelės lavina. Tai irgi yra svarbu. Ta prasme, nu, čia irgi reikia daug mąstyti ir taip toliau. Man tai tas klausimas, tipo, nuomonė apie mokyklą, aš suprantu, turbūt žmogus galvoja, ar verta baigti, ar neverta. Jo. Tai man tai toks atrodo, nu, blema, ką tu durnas žmogus, kad tu nebaigsi šulės, tipo, net. Čia yra toks max ekstremas, tipo, nu, ne, nu, tavo visas gyvenimas gali, tipo, nueiti veltui, jau dėl to, kad tu šulės net nepabaigsi. Nu, tipo, nu, čia žiaur, tipo, tikrai pabaigti šulę, bent jau, čia. aišku, būna atveju, kai ten nuo labai anksti pradeda verslau žmonės ir ta mokykla tiesiog trukdo tam visam darbui. Ir taip jau. Nu, jo, būna. Bet ir labai priklauso nuo žmogaus, nes būna tie visi verslininkai dažnai, nu, kurie meta mokyklas, Jo. neraštingi ten, pavyzdžiui. Po to Nu, tiesiog neįsilavinę. vėliau gyvenime gali tai pasirodyti kažkuriam prasme, bet Jo, irgi jo. tai nėra kažkas ypatingai baisaus. Nu, tiesiog jūs tuo metu labai vertinat vis. Tiesiog pirmoje vietoje vertinat pinigus ir apleidžiat visus kitus dalykus. Ir tiesiog paskui ateityje reikės mokytis. Jo, bet jeigu klausimas yra, kaip tai suderinti, tai tikrai įmanoma, jeigu tikslingai viską planuojas ir jo, Labai gerai reikia išmokti tiesiog laiką visą išnaudoti. managint jo. Kaip ir atsakė, manau, jo. Jo, gerai, sekantis klausimas, kokius patarimus duotumėt savo, kaip pradedančiajam? Geras klausimas. Jo, iš ties neblogas. Kas pradėsit? Tai turbūt iškart pradėjus ieškoti bendraminčių, tiesiog žmonių, kurie
kažkiek ilgesnį laiką užsiminėtų su biznio modeliu, ieškot pačių gal tokių kaip ir mentorių, ten žiūrint labai pagal biudžetą, ten kažkokių mokomų Discordo, visokiausių community. Jeigu biudžetas leidžia, tai ten investuoti į žmogų, kuris ilgą laiką užsiminė ir turi gerus rezultatus, kad jis jūs vestų link sėkmės ir tiesiog nebijoti investuoti visą edukaciją. Tiesiog daugiau suktis aplink žmonės, kurie tai daro. Viena iš klaidų, čia viena pagrindinė realiai klaida, ką mes su Vainim darėm pradėdami, tai mes tiesiog gyvenom vien tik su YouTube'inė informacija, mes nelabai ir turėjom finansų, ten pirkti visokius kursus ir taip toliau, bet mes į tai tiesiog labai negatyviai žiūrėjom ir galvom, kad kam šitos kursus pirkti, jeigu YouTube'e galima viską surasti. Viską patys galim, jo. Taip, tai yra įmanoma viską surasti ir realiai mes kaip pirmo savo vinerio ir dėjom su tuo, bet tiesiog labai daug laiko paaukoju. Ar tu 50 eurų sumokėsi už kažkokį tais vaizdo kursą, kuriame realiai bus viskas nuo A iki Z pasakyta ir o tą informaciją, tą pačią informaciją tu, nežinau, porą mėnesių gaudysi YouTube'e tiesiog. Tiesiog jūs nežinosit, kada jūs judat gerą linkmę, kada blogą linkmę. Tarkim, filmuoti video nežinot, ir jūs ten gerą dalyką padarėte blogą. Pavyzdžiui, tiesiog visą tai turit praeiti savo patirtimi. Jau turint bendruomenę gali, nežinau, ten numest savo videką ir kažkaip patyrę žmonės labiau tai vertinis arba, nežinau, net daily kažkokius emocijas, tarkim. Tiesiog būti aplink tokių žmonių, kurie kažką daro panašaus, ar e-commerce daro, ar tą patį verslo modelį daro, tiesiog pasidarint daily, kad ir emocijom ir taip toliau. Tai irgi vienas toks svarbus dalykas. Lengviau grindint kartu negu vienam. Tu vienas, tau taip greit motivacija dings, jeigu tu vienas dirbi, tu nebežinai, dėl ko dirbi. O tu jeigu dviesi, arba trys, arba keturiesi, tipo grupelė ir ten daugiau, jūs konkuruojat, iš karto yra ta konkurencija, toks sportinis interesas, kad tu irgi turi, tipo, jie dirba, matau, lemą, aš ir turiu dirbti. Nu, tipo, tiesiog bendruomenė toks dalykas, čia basic, tipo, žmogiškas dalykas, kad bendruomenį mes kitaip elgiame, žinai. Tai šitas ir vienas dalykas, ką patarčiau pradedančiam, tai pasitikėti savim, tipo, tu čia, jeigu organikų kalbant, yra toks nelengvas, simple but not easy, kaip sakiau. Yra įmanoma žiauriai biznio modelis. Nu ir kiti įmanomi biznio modeliai, aš nežinau, nepatyręs, bet jūs tiesiog pasitikėkit savim, jūs negalvokit, kad blemba, ar man pais, ar man nepais, tipo, pamirškit tos visus tokius, kaip sa žodis. Nedauptinkit savęs. Jo, nu, nes jūs galit viską pasiekti, ką norit pasiekti. Nereikia mąstyti taip, kad čia arba pais, arba nepais. Ne, tau pais, jeigu tu dirbsi pakankamai. Nėra čia kažkoks toks stebuklas, tipo, va čia mes išrinktieji, mums čia žiauriai paėjome, mes ką čia dabar uždirbam. Ne, mes dirbam žiauriai daug, mes tikėjom savim, kad pais galiausia ir, nu, ir paėjo. Tai gyvenimo, čia toks gyvenimo patarimas, ką darai, tikėk savim ir jeigu tikrai to nori, save visai dėk ir anksčiau ir vėliau pasiseks, ta prasme. Tas visas laimėjimas pradžioje galvoja, tai ir tada tai realybė pasigauna. Suklikina. Na, mes labai tikėjomės. Realiai jau galvoj, buvom tiesiog tai pasiekę, ko mes norėjom, bet tiesiog realybė dar netėjo. Jo, reikia nusiteikti, kad tau pais, tiesiog laiko klausimas ir tu tiesiog dirbi, kiek gali dirbi, ir pasivysti rezultatai tave ir viskas. Čia tiesiog irgi basic, tipo, žmogiški dalykai, nu, tiesiog taip realybė veikia. Jeigu tu dirbsi tą figą, tave rezultatai pasivysti tikrai kažką, žinai. Šiaip bandyti mėgautis tą visą veiklą, tiesiog padaryti tą darbą, tiesiog mėgstamų dalykų. Ten lauktų visų filmavimų, ten produktų ieškojimų. Visų kitų. Jo, jeigu jūs, prasme, norėsit, žiūrėsit į tai tik tais, kaip padaryti pinigų ir taip toliau, tai irgi čia nieko nebus, čia irgi labai svarbus aspektas. Šitas dalykas tiesiog neteiks laimės jokios gyvenime. Jo, bus iš tų pinigų tiesiog nieko. Jeigu tai, ką darai, yra tau kančia, negali, prasme, tame reikia būti geras ir tobulėti. Ir nepiniguosi visą esmę. Tada tiesiog... Na, jo, realiai tie, kurie dirba tik dėl pinigų, kad uždirbtų ant šaibų dafiga. Nu, aišku, pradinis dalykas, jo, pinigai, nes mes kodėl dirbam irgi, mums reikia pinigų, žinai. Tai pradinis tas dalykas, kad jo, nori gerai gyventi, nori uždirbti kažką, bet čia nėra tas gilus toksai motivacinis dalykas, kad pinigai, reikia pinigų dakoje turėti. Nėra čia tas dalykas, čia labiau apie pasiekimus yra. Tai jo, tiesiog keiskit mindsetą, jeigu apie pinigus mąsto, kad čia reikia dafiga uždirbti, čia tiesiog fleksint ant visų. Tai ne, keiskit mąstymą, čia yra apie pasiekimus, apie ambicijas, apie ateitį, nu taip, kitokie biški dalykai, nežinau. Jūs ne dėl kitų žmonių darot vis tiek, galų gale. Jeigu jums tai neteikia laimės, tai kokia prasme to užsiminė? Viskas dėl savęs jau. Manau, kad visai plačiai atsakėme irgi šitą klausimą. Jo, čia išsiplėtėm gerokai. Ties kuriuo mes esame? Klausimas buvo toks, koks yra, prasme, pats stipriausias jausmas šitų mūsų kelioniai. Aš manau, kad visų toks pat buvo, kad kai pirmą sielą patį gauni. Na? Mano buvo kitoks. Aš iš darbo išėjau, pavyzdžiui. Nu, jūs neįsivaizduojat, jūs nedirbėt turbūt ofise 3 metus. Aš dirbau 3 metus ofise ir man tai nepatiko tiesiog.
Ir po 3 metų, kai galiausiai galėjau išeiti, nu, čia buvo euforija, tikrai, nu, aš euforija buvau, realiai, ta prasme, aš negaliu apsakyti to jausmo, bet buvo tikrai euforija, daugiau nirvana, karočią pasakoju. Ir jo, pirmas seilas buvo tas toksai, pakeitė mindset, tai irgi biški, nu, kad tu pamatai, o, papa, ten daleiskim tik tokį surinkau 10k ir pardaviau kažką. Eik, naftai, jeigu aš dabar 100k surinksiu, arba ten mylo, eik, savo, aš čia galiu dirbelę kiek, žinai. Aš prisimenu, kai mes gavom. Jo. Tada buvo vakaras. Petris tuo metu važiavo link manęs, produktą paduot. Tada prisimenu, tas pirmas pardavimas įkrito. Aš neprisimenu, kambarį šokinėti pradėjau. Aš šokinėti irgi pradėjau šurpuliukai pradėti ir supratai, kad kažkoks žmogus iš kito pasaulio krašto nusipirko tavo, tarsi, pardavinėjantį produktą ir tiesiog, nors atrodo, tu žinojai, kad tai yra normalu ir taip toliau, bet kai actually, tipo, kaip iš tiesų tai atsitinka, Nu, pamatyk, kad Tiesiog tas kažkas- dalykas realybė yra ir mano. kažkas neįtikėtino. Tas pirmas seilas, Pirmas seilas, blemba. dar tas soundas, koks irgi saldus, dar dabar smagu, kad jis Jo, pirmą kartą, kai išgirdau, širdis sustojo, atrodo, tipo, tą momentą grinai, taip sustojo, toks vos neprakaitas išpilo, tipo, kas čia, tipo, kas per garsas, Jo. nesveikas jausmas. Tai tikrai buvo nesveikas. tiesiog. Čia jo, vienas iš tokių įsimintiniausių momentų, tikrai. Jo. Kitas klausimas, ar naudojat kokias nors psichologinės taktikas? Ne, nenaudojam taktikų. Ne, nežinau, ką daugiau pasakyti turit gal pasakyti. Jo, toks nelabai konkretus klausimas, bet sunku išlikti ir daryti kiekvieną dieną, tiesiog tai įdėti visą save, kad jis būna sunku, nes, tarkim, ypač kai tau nepavyksta kažkas, arba tu ilgą laiką tai darai ir tiesiog visokių blogų minčių ateina į galvą, tiesiog bent jau mane kas padeda stumti į priekį, tai iš kur visą tai darau su Vainim ir irgi darbas dviese, viens kitą palaikom ir taip toliau irgi tai padeda, bet tiesiog prisimeni, dėl ko visą tai pradėjai ir, nu, kad Čia buvo visas tikslas, dėl jo, ko mes visą tai dėl ko darom. viską darai, dėl ko viską pradėjai ir tiesiog po to net nebekyla tokių visokių blogų minčių. Tos blogos visokios mintis yra, viskas yra natūralu, tai yra viskas žmogiška, bet jo. Nu, visą laiką reikia turėti galvoje, kad nu, privalo būti sunkus laikotarpis, privalo būti blogai, kad tiesiog paskui, Būt gerai. Jo. ja, Jo, kad viskas tiesiog, gerai tiesiog. pasikeistų. Taip buvo. Negali visą laiką būti gerai. Jo. Jo, ir neturi būti lengva. Ja. Čia mano firma. Jeigu būtų lengva, visi galėtų tai daryti sėkmingai. Sunku, dirbti dar sunkiau. Tokia man davos mintis. Gerai, prie sekančio. O šitas geras žiauriai. Kokia nuomonė apie tas visokias verkiančias panas ir visokius mirštančius šunis ir panašiai dėl dėmesio? Čia kalba eina apie tiktokus, tipo, tiktokuose naudoja žmonės tokius klipus, kur ten, Dėl hukų, jo. jo, hukas, tipo toksai, kad pana verkia, arba Jo. ten šuniukas nukrito nuo stogo, arba ten dar kažkas. Nu, aišku, ten nerodo tos momentų baisaus. Blogaus momentų. Jo, to nerodo, bet jo, kokia nuomonė apie tai, ar čia verta naudoti debesį šitus dalykus, ar neverta. Pirma, kodėl tai naudoja, čia, kad patrauktų žmogus akį ir kad susparkintų žiūrovo viduje emociją. Tai... Nu, tokį kaip ir storyline visą padaro video, tokia visa istorija. Jo, toks bum, tarsi scrollinį, tarkim, ir žiūri, pana verkia. Nu, tai iš karto įdomu, kodėl. Ir kažkaip Irgi kontekstas parašytas būna ir tada Stiprus jausmas ir dėl to toliau žiūri ir žiūri, kaip jis rytulioja tas videkas. Tai ar tai yra geras dalykas, ar tai yra blogas, taigi priklauso labai kaip panaudosi jį. šiaip jis savo laiku, kai tik pradėjo jis naudoti, Jo. buvo labai stiprus dalykas. Jo, labai labai. Tai pirmi žmonės, kurie pradėjo naudoti, nu, labai daug pinigų užsidirba naudodami tą visą video kūrimo taktiką, bet dabar tiesiog visa rinka pavargo nuo tų visų stitchų vadinamų, tų visų video. Pradėjo spaminti juos tos Ir pačius. tiesiog žmonės pamato tas video ir tiesiog iškart jiems asocijuos, kad čia yra dropshipperiai, kažkokie, nu, tiesiog pardavėjai, žmonės, kurie nu, tiesiog marketina savo eilinį produktą. Ir jiems tiesiog netrodo, kad čia yra paprastas organic video. Jo, šiai dienai tiesiog labai dažnas dalykas, kad neina viral dėl stitcho, o ne dėl produkto. Jo, Tada tokius juokingus video užmeta, tokius jo, ten, labai nu, būna tokių. storyline'us labai dugnius padaro. Jo. Šiaip dabar nauja meta, tipo savo stičius, kur net nestičiai čia jau skaitosi, bet savo tos vizualius hukus, tipo, kur Jo. tu ten tu verki, ar ten vos net tavo pana verkia į kampą susisukus, ar dar kažką. Taip, biški nauja meta, tai nežinau, gali ant to pabandyti geriau pažaisti, negu ant tų senų visokių. Gerai, sekantis klausimas. Šitas geras irgi žiauriai šiaip. Jei prarastumėt viską, ką esat pasiekę dropshipping'e, išskyrus patirtį, kaip per tram dienų bandytumėte tai susigrąžinti? Geras šis klausimas. Jeigu patirties neprarasti, nu, tai ką, žinau, Viską žinai, kaip daryti. Jo, viską žinai, kaip daryti. Scrollini, nežinau, scrollinčiau pirmą savaitę tiesiog burnerį turbūt, aš sakyčiau kokius 3 produktus. Jo. Ir per savaitę tikrai 3 kažkokius decent gali rasti tikrai produktus. Lengvai.
užsisakai 3 produktus, ateina per savaitę, dar 2 savaitės turi, tramdėmų jo. Nu ir per tas 2 savaitės, nu jau tikrai uždirbt gali. Jeigu tikrai grindini žiauriai, tipo, nuo ryto iki vakaro, tai be problemų galima užsidirbti vėl, tipo, nuo iki, nes tu viską žinai, tu patirti turėtų, žinai, nuo ko pradėti, kur baigti, kaip filmuoti videokus, kaip marketint savo auditorijos. Viskas basic, žinai, patirtis čia ta ir viskas. Tipo, mes dabar ką darom, mes darom tą patį, ką... Bet tinkiausias dalykas yra patirtis. Čia kaip ir gyvenime, bet kur, kaip ir čia ir versle, ir organikai. Ką mes prarastume pinigus, tipo, ar, tipo, akauntus prarastume kažkokius. Aš žinau, tai nėra čia problemos, tipo, akauntus susikūrė naujus ir vėl, tipo, Gerą turinį, kuri ir eini viral ir viską. Na, taip, viskas basic, žiauriai. Turi ką pridurti. Nu, visą laiką, tu žinai, kas yra geras produktas ir žinai, nuo ko pradėti. Jo, viskas basic, patirtis, ką žinau, tu viską jau moki, žinai, tu tiesiog dirbi ir dirbi. Pagrindinis dalykas. Na, aišku, per 30 dienų ten uždirb didelę pinigų sumą, tiesiog vieną to produkto užsisakymą tai labai sunku, bet kažkokią dalį jo įmanoma. Būna produktai pirmą dieną viral neina. Jo, tiesiog. Nu, jo, tipo, viską Būna ir 2 prarastum. mėnesius užtrunka. Jo, viską prarastum, bet, nu, tu vis tiek per mėnesį neatgausi tiek, kiek tu uždirbai per visą tą laiką, kol tu iki dabar daėjai, žinai. Jo. Metų laiko, tai, nu, tipo, mes uždirbėm nemažai esam, tai, nu, aišku, per tą mėnesį neatgausim visko, bet tikrai uždirbti labai įmanoma. Ir nebejoju, kad tiesiog uždirbčiau vėl, tipo, be problemų. Tiesiog. Taip, sekantis klausimas. Koks didžiausias skirtumas tarp tų, kurie uždirba 100 eurų ir tų, kurie uždirba daugiau, čia parašyta 4+ eurų, bet nežinau, kodėl toks tikslus skaičius, bet jo, kurie uždirba ir kurie neuždirba, sakykime. Ką žinau, patirtis ta pati, jeigu tu metus jau Labai daug niuansų gali būti, jo. Čia labai platus Jo. klausimas. Gali Taip, būti taip. skirtingai, galima atsakyti, gal nežinau, 100 eurų gali turėti žmogus, būti padaręs žmogus, kuris, nežinau, 2 savaitės randina kažkokį produktą, bet to pačiu gali būti ir patyręs, kuriam irgi, tarkim, tuo metu neturi kažkokio tais aktyvaus vieną produktą, irgi gali padaryti 100 eurų. Nu, aišku. Jo, Gal tam žmogui, kuris daug uždirba, raklai pasisekti. jo, gali Gali pasisekti. pasisakti, ta prasme, čia, jo, labai toks klausimas neapibrėžtas, bet, okei, sakykime, žmogus, kuris turi 3 mėnesius patirties, kuris uždirba 100 arba 4, vat koks skirtumas tarp jų tada, nes čia bus visai kitokie žmonės, tipo, negu dabar, kad lyginam su savim ar kažką. Tai, okei, jeigu tu žalias ir tu uždirbi iš karto, tai tau arba pasisekė labai su produktu, Jo, arba turi mentorių gerą, arba bendruomenę gerą, kuri tau padėjo. Nes tu realiai, okei, tu jeigu 100 uždirbi, tu jo, gali 100 uždirbti tiesiog postinamas kažką, žinai. jo, beveik. Yra tikimybė, kad parduosi ten Žinau. 2-3 seilus, nu. Tai jo, 100 uždirbsi, bet jeigu 4 uždirbti nori, nu tai reiks pagalbos, paliubom reiks, kad kažkas už rankos palaikytų, nes naujokas 4, kad padarytų, čia yra žiauriai retas atvejis. Nu čia žiauriai turėjo Jo. sukrist kortus visus. Bet įmanoma, jeigu naujokas padarytos 4K, tai irgi nelabai geras dalykas, nes visų pirma, tu gali tiesiog pasikelt ir tavoje gali būti tai pasibūstint, tiesiog galvotum, kad, o, aš jau kiek padariau tavus pinigų, aš viską žinau. Yeah. Tiesiog Ir po to- sustabdys visą jūsų tobulėjimą. Vis Galvosit, kad tobulėjimą gali. Tarsi, tobulėjimui nėra ribų, kad ir kiek tu būtum padaręs, vis laik bus dar geresnių žmonių, vis laik bus iš ko mokytis ir, tarsi, tobulėti vis laik, tarsi, žmogus turi ir kitaip jisai tiesiog stovės vietoje. O jeigu tu esi naujokas, tiesiog tau per sėkmę kažkaip padarai tos daug pinigų, nežinau, po poros mėnesių tu jų nebepadarysi. Nereplikuosi tos sėkmės antrą kartą, nes čia Jo. realiai turėjo sugrįžti kortas. tiesiog. Labai. Čia tikrai ne iš dėl to, kad tu moki, žinai. Jo. Tu greičiausiai tiek nemoki, kad tiek uždirbtum per pirmus kelis mėnesius. Jo. Tiesiog sėkmės reikalas turbūt buvo. Tiek. Tiek. Ok, sekantis klausimas. Girdėjau, kad reikia antro telefono. Kaip pirkti naudotus ir neapsigauti? O tai galim pradėti, kodėl reikia, tarsi, ant telefono. Jo, kodėl reikia telefono. Nes mes, kadangi TikTokus keliam, TikTokas daug informacijos iš tavo telefono pasiema, Jo. jeigu tu iš asmeninio kelsi, tai tau rodys lietuviams ir, nu, aplink Lietuvą, ten Europai, tai visai. O jeigu turi kitą telefoną su VPN, susimkę amerikietišką, Apple- nebūtinai amerikietiška, bet tiesiog žiūrint, jeigu jūs norit targetinti kažkokį, kitą marketą. tarkim, Ispanija, tai jūs turit tiesiog visą savo telefoną Visą padaryti telefoną. ispaniškai. Jo. Ten SIM kortelė, VPN'as, visi duomenys. jo. Ir tai būtent tam reikia ant to telefono. Nu, tu telefonų gali turėti ir 10, jeigu ten targetinat labai daug šalių. Jo, Nu, tiesiog telefonas padaro, tiesiog jums leidžia patargetinti tiksliai kitas šalis, kitus marketus. kitą marketą jau. O kaip juos pirkti, neapsigauti, tai yra daug būdų, bet pavyzdžiui, vienas toksai lengviausias ir patikimiausias, tai galite pirkti per Vintedą. Vinted
liktais papildomai, jeigu papildomai ten 5 eurus sumokė, tada nusinčiat į Vintedo technologijos skyriaus patvirtinimą ir ten, tarsi, tam tikri darbuotojai patikrina telefoną, ar jis veikia taip, kaip buvo prašytas ir tada jums išsiunčia. Čia toksai labai saugus ir toks praktiškas būdas, bet galite, nežinau, galite įti ir skelbių, galite Facebook Marketplace ir iš kitų žmonių tiesiog bandyti pirkti ir vietoje pasitikrinti. Patikrinti tos telefonus, jo. Būtinai, aklai nepirkite, būtinai vietoje. Įjunkite telefoną, pažiūrėkite ten, ar veikia kamera, ar viskas yra originalu, o kaip patikrinti nuo A iki Z telefoną, tai galite bet kokį YouTube video apie tai susirasti ir pažiūrėti, kaip tinkamai patikrinti telefoną, ar jūsų nieks neapgaudinė. Tai, jo. Все, pilnai atsakei. Manau, kad Gerai, man pasisekančio. Kaip susitvarkyti su pinigais? Finansinis raštingumas. Kiek investuoti atgal? Kiek pasiimti pelno savo? Priklauso. Aš tai investuočiau daug. Jeigu tipo yra kur investuok į telefoną, figieną, nusipirk kokį ten 15 Pro, ten iPhone, su kuria filmuosi. svarbiausia dalykas tai žinias turbūt, jo. Į žinias, faktas, į žinias, ta prasme, nedaryk belė ko, žinai, geriau domėkis, ką geriau daryti, kaip teisingai viską padaryti ir kad tau dar geriau paėtų, jeigu turi pinigų į ką investuoti, tai Šiaip labai- į save realiai. Tai į save arba žinias, arba savo įrangą, tipo, tie, Jo. ką žinau, telefonas, trikojas, apšvietimą nusipirk, ten propsų nusipirk. Jo. Ir žinias, aišku, žinias, ta prasme, mes dar į žinias savo investuojam, ta prasme, tu turi visą laiką mokytis, čia nėra toks, kur jau išmokau ir viskas, ir galiu pamiršti. Jo, visada bus kur tobulėti. Šiaip labai priklauso nuo situacijos jūsų, jeigu ten gyvenat su tėvais, arba turi labai nemažas santaupas, tai faktas investuoti kuo didesnę dalį bus daug geriau. Tarkim, pavyzdžiui, mes su Petriu dabar, kai dar su tėvais gyvenam, tai galim sau leisti tiesiog didžiąją, vos ne visą dalį investuoti gal. Reinvestuoti, gal. Tiesiog siekti Šiaip mes didesnių rezultatų. apskritai su pirmais dideliais pinigais turim, tai realiai net iki dabar net jokios, ta prasme, savo išlaidos nesam padarę. Ta prasme, normalios kažkokios tais. Mes vieną naktį išvarėm tiesiog pavalgyti po to didelio laimėjimo ir Jo, atsimenu, ten į ezerus ar kur. jo, Aš ir taip pat lygiai. Aš kai rekordinę dieną padariau savo varint tiesiog su žmona į miestą, pasidėti ir pavalgyti. Jo, bet ten jokio, ten, nežinau, jokių ten batų, jokio ten tais kažkokius asmeninio nonsensinio dalyko, ten ar tais rūbo, tikrai. Jo, Gucci, Balenciaga, Jo, Maikė tai- už 300. Manau, kad irgi plius minus ir atsakėme ir šitą klausimą. Jo. Ar ne? Ok, sekantis klausimas. Neblogas. Mhm. Kiek laiko per dieną dirbat? Šiaip visai atsakėm pirmai, kad tipo, tam vos ne kai kalendorių dėliojas, tai Jo. dirbi kiek išeina dirbti, nes nuo tavo laiko įdėto tavo rezultatai bus. Jo, tarkim, kas mokykloje esate, tai kaip suderinti mokyklą, tai irgi, tarkim, per pertraukas, nežinau, šūdo nemalkit, tikslingai irgi tas pertraukas galite burinti, galite dar kažką planuotis visą dieną, taip toliau. Per nereikšmingas pamokas irgi galite dirbti su organiku. O jeigu ten, tarkim, nežinau, ten, tarkim, kokia matematika, tai irgi, tarsi, nešūdmaliaukit, o darykit tai, ką darote. Tiesiog susifokusuokit tą dalyką, kad po to namuose iš vis nereikėtų, tarsi, įdėti laiko į mokyklą, arba kaip ir mums su Vainim yra, tiesiog bandom fokusuotis per tas pamokas į mokomą dalyką, kad po to namuose nereikėtų grįžti prie mokyklos namų darbų ir kad visą laisvą laiką galėtume tiesiog skirti organikui arba tai, ką mes darom. Tai kiek laiko per dieną dirbat? Valandomis. Jeigu nėra mokyklos, tai nežinau, mes turbūt esame jau turėję ir 14 valandų dienų, su kur atsikeli nu vasarą, pavyzdžiui, mes vasarą. gali visą vasarą pradirbom, nuo ryto iki vakaro. Jo. Nu, Nu, ten aišku, karts nuo karto kažkur prasiblaškit lėkin. Ne, tai faktas, Jo, nebus taip jo, paprasta jo. visą laiką, vien darant maudas. Labai svarbu, jo. Nu, bet, ta prasme, jo, mes kalbėjom, kad, reikia atsidavimo, tipo, šitam dalykui. Jeigu nori kažko pasiekti. Jo, negali būti, kad ten ateisi 3 valandas per dieną padirbs ir čia po mėnesio uždirbinėsiu, tipo, šiaip, tipo, jeigu ir mokotės, iš tikro mokotės, neskipinu šitą būčiau papasakos istoriją, bet nepasakos tiek tam. O kiek laiko? Man įdomu pasidarė. Man irgi. Kas čia per istoriją? Papasakok. Ne, apie studentus, po vienas studentas. Yra studentas, kuris atėjo ir klausė, kada man garantuojat rezultatus. Bet mes nieko negarantuojam, tau tu dirbsi arba nedirbsi, tipo, ką mes už tą darbą padarysim, mes už tą filmuosim. Jo, apie mentorystę tai mes pakalbėsim vėliau, bet... Bet dabar nesiplečiam. Jo, Ne, dabar čia jo, nesiplečia. aš dėl to nenorėjau kalbėti, nes čia tyvo, aš Jo. susijaudinsiu ir tada Galim pradėsiu, papasakoti. kur čia kalbėti baisiai. Galim per kitą klausimą. Kiek aš laiko dirbu, aš per dieną dirbu, aš dažniausiai atsikeliu,
kokias 3 valandas, 2 valandas maks ten su šeima pabūnu, papusryčiauju, o tada į darbus tiesiog ir, nežinau, vakarė vėl valandėlę su šeima ir tada vėl į darbus, karoči, tai maks laiko dirbam, kiek išeina, sunku susiderinti jo su šeima, nes tipo, ir šeimai reikia laiko skirti, bet kiekvieną laisvą realiai momentą, kiekvieną laisvą minutę, Išnaudoju. jo, išnaudoji, tiesiog darai, ką reikia daryti, ten ar burninį, ar ten editinį biškį, žinai, ten atkarpėlę su editiniu video, ar dar kažką. Jo. Ar ten planuoji rytoj, ar dar kažką, nu, žodžiu, visą laiką darbas čia toks lifestyle'as, tipo, nu, pasidarė, nes kai mes visi dabar savo dirbam, tai nu, toks lifestyle'as, tipo, tu tiesiog dirbi ir viską, žinai. Jo, tiesiog. Taip, sekantis klausimas. Įsimintiniausi momentai savo entrepreneur journey. Nu, jo, Pirmas įlai, kaip tu išėjai iš darbo. Jo. Tai Kaip jūsų ir jo. įsimintiniausias ir buvo įsilas. Jo. Nu, kas dar? Nu, vienas iš įsimintiausių, jo. Nu, kai savo tikrą stiprų vienerį suradom, labai stiprų buvo, kai tiesiog tie visi TikToko vidagai, kai ten Kai žiūrėdavai. Kai esi tą Tais momentą, notificationai. tai tiesiog sunku suprast, ką tu padarei, ta prasme. Jo. Ir kai tu realybėj nematai to viso pasiekimo, tai taip ir nepasijaučia stipriai, bet nu, vis tiek kažkokia dalimi supranti, kad tau ten pavyko. Nu, kai sukūrėm tą savo pirmą Realiai dinerį. mes tokį marketę, turbūt nežinau, kas apskritai nieko nežinau apie TikToko rinką ir taip toliau, tai galbūt nebus girdėję, bet kas jau kažkiek esat burninę, tai dabar ypač pastaruoju metu ir prieš porą mėnesių labai trendina tokios kelmos. Tai Fotodrobės, ne? jo, fotodrobės tokios. Tai mes su manim realiai esame tie žmonės, kurie pradėjo šitą trendą. Ta visa konceptą Jo. pačios drobės, kaip ji pateikta yra. Jo, su Fortnite frame'ais, su Fortnite kelmom. Yeah. Ir yra ir tokių mentorių, kurie ir pasisavino, kurie gal sakė, skelbės, kad čia jie tai padarė, bet mes tai galim duoti žodį, kad esame. Mes galime pažiūrėti akauntą senumą, tiesiog jūsų pirmi postai ir ten jų Jeigu akauntai, kada nesam- pirmi postai. Yra dar tas akauntas. Yra? Tokia, jo, turi. A, jo. Žodžiu. Ir dabar su to produktu, nežinau, kiek 30 mišų protestuota, 40 jau yra. Gal net Jūsų daugiau. asmeniškai? Dar daugiau šiaip. Ne, asmeniškai. mes Asmeniškai tai gal gal 10, ne, Mažiau. 7. 7. Bet apskritai taip dabar Nu, su blemba, tom ta kelmom prasme, bele ką visi ima, aš dabar testuoju 2 kanas, ką čia. Tiesiog, geras produktas. slidus produktas, bet mes pavyzdžiui savo pirmiem nariam, mūsų pirmas mokinys, irgi apie mentorystę pakalbėsim, pirmas mokinys, naujokas atėjo į šitą verslo modelį, mes jums tiesiog pasiūlėm kelmas, aptarėm jo norimą randi nišą su kelmom ir ką labai solidžiai padarė didelę pinigų sumą. O jeigu tiksliai, skaičiais. Kiek dabar šiai dienai, tai tiksliai negaliu pasakyti, bet turbūt apie 7,000 realiai per pirmą mėnesį. Tiesiog atėjo, mums parašė, sutarėm, dar tuo metu jokios mentorystės neoferinom, bet mums parašė, sutarėm tiesiog sumą, už kurią mes jam padėsim ir nuoširdžiai perteiksim visą savo informaciją jo galvą. Bet čia aišku labai priklauso nuo žmogaus, nes tas Jo. mokinys, Tas mokinys, mes jam pasiūlėm tą produktą, jis kitą dieną jau užsisakė. Jo. Šiaip pasisekė, kad tą produktą buvo galima gauti pačioje Lietuvoje, nereikės siūstis. Bet čia irgi mūsų įdirbis buvo. Nu, jo. Mūsų- Tas vis dizaino įdirbis ir taip toliau ten. Jo. Tai jis tą patį produktą gavo gal per kokias 3-4 dienas nuo prisijungimo ir dėl to Iš- taip iš greit tiesų, pavyko tiesiog pasiekti Jo. visą rezultatą. Ir jis, bent jau apie jo discipliną, tai jisai su kiekvieną dalyką klausinėjo. Tiesiog visą dieną, sunkiai dirbo, kas valandą, kas mažiau dar. Ir Tiesiog pasipildo klausimai. Nu, tokie mums ir geriausiai ir paina dažniausiai, kurie tipo iš tikrųjų atsidavė ir tipo domisi ir Ir mokosi. dabar šiuo metu net neimis. Apie neimį, Neimis, jo, ir Neimis. kelmas, irgi mūsų. Čia gražiai Mūsų vyneris, išrasta. žiaurus, tos kalnos vadama. Irgi dabar bijau suklysti, bet čia, ką žinau, vakar. Mes turėjo šventė 700 dieną, kiek ten. Jisai 500 padarė vieną dieną 400, kitą dieną 9 beveik, bet 3 Tai baksų 900. Kiek dar šiandienai, kaip pavyzdžiui. Aš mačiau viral tai eina. Ir kiek prieš tai jo, man irgi metai videkas, tai. Žiūri, būdinį ir žiūri, o patau mokinys, va, eina viral. Lankiai tai galbūt jau. Irgi toksai vienas iš gerų jausmų dabar, pavyzdžiui, ta prasme, tavo žmogus, kurį tu išmokai viską, bet tai va, Labai toks fulfilling pats jausmas. Ja, žiauriai geras. Tiesiog, kad tu padėjai žmogui. labai. Gal net pakeitė gyvenimą, tą visą Jo, galbūt. mindsetą pakeitė. Galbūt. Geras. Atvėrė galimybės. Įsimintas dabar naujoviški tie įsimintini momentai atėjo, Mhm. jau pradžiai Pirmi sėlas. kartai. Jo, tada pirmas viral videkas, tada ten, nežinau, pirmas kaip per dieną, dabar jau vat, kitiem kaip pirmą kaip per dieną padarai vos. Jo, jo. Geras. O kokia kelionė praėjo, ne? Geras. Netikėtina. O, kitas klausimas, kas motyvuoja, čia labai susiriša irgi. Jo. Kas Kas tave motyvuoja? Kas tave motyvuoja? Mane motyvuoja AMG. Ne, iš tikrųjų tai ne. Svipas. Novas Waves, jo.
pafleksint ant bomžo. Ne, juokauju. Ne, ką aš žinau, tiesiog čia tokia ambicija, aš nežinau, aš tiesiog turiu savo užsibrėžtus tikslus, ten pasiekti tą ir mane motyvuoja vat būtent tikslas, tipo pasiekti tą. Aš žinau, kad aš galiu pasiekti, ten arba piniginis tikslas, arba ten šiaip gyvenimiškas tikslas. Tiesiog motyvuoja tikslai, kažkokia ambicija, nežinau, širdį ta ugnelė tokia biški dega ir tiesiog dirbi smarkiai, nori pasiekti savo ir tiesiog dirbi, nežinau, visiems skirtinga motyvacija, nežinau. Žinau, pavyzdžiui, man tai irgi galiu pakalbėti, tai tiesiog jau aš gyvenu šitą gyvenimą ir man taip atrodo, kad tiesiog esu čia tam, kad būt geriausiam, ką darau ir tiesiog ties tuo labai stipriai dirbti ir panašiai. Dar koks dalykas labai motyvuoja, tai nežinau, labai jaučiuosi dėkingas savo tėvam, kiek jie dėl manęs paukojo, kiek laiko į mane įdėjo auginti ir visą tą bildint. Tiesiog labai noriu kuo anksčiau jiem visą laisvę suteikti ir tiesiog parodyti jiem visą pasaulį, tai ko nematė. Tai didelė motyvacija yra tėvai ir šiaip noras, tiesiog troškimas būti geriausiam ir nežinau, kaip pasakyti, ką dar pasakyti, manau, kad visai. Šeima ir ambicijos kažkokios taip. Jo, tiesiog siekti kuo daugiau, nes jeigu tu šitam pasaulyje esi, tai ką čia veikti, ką žinau, šūdo, gal kažkam smagu šūdą malti, tai jeigu man smagu tiesiog tobulėti ir tiesiog, nežinau. Šiaip motyvuoja dar progresas, kai tipo pamatai, va, štuką padėjom padaryti, tada 2 štukas, tada žinai, kad gali 4 padaryti, tada gali žinai, kad 8, 10 gali padaryti. Tai ta žiauriai motyvuoja, tipo, seniau netikėjau, žinai, bet nu žiauriai manoma, tipo, tas progresas irgi yra ir tipo, jis žiauriai motyvuoja. Mano didžiausia diena 5, 6, 2, 4 ant baksais per dieną. Tai dabar mano sekantis golas yra 10 per dieną padaryti. Tai čia irgi motyvacija baisi, nes nori pasiekti tą. Jau mūsų 2,5 didžiausia diena turbūt. Tai va, dabar jums turėtų būti 5, žinai, bent jau. Ir tada, nu, ta motyvacija irgi, nu, čia ambicija irgi ta pati, nežinau, kaip paaiškinti, sportinis interesas dar. Jo, žinau. Va, tu žinai, kad tu vieną padarai, tu gali padaryti ir dar geriau, žinai. Kažką vadinau turi pridėti? Mane šiaip motyvuoja, tiesiog, nes darau visą šitą veiklą, nes tiesiog jį labai patinka ir tiesiog visą laiką turiu kažką veikti, nes anksčiau būdavo, prisimenu, tiesiog atsikeli, neturi jokio tikslo. Prie kompo pažaidė, varai šiaip kažką pašutmaliaut. Prie kompo prižinimas gali turėti tikslą, Gali turėti tikslą, gali siekti karjeros. Labai nuo požiūrio priklauso. Čia irgi esu susijęs biškis to, bet ne biškis. Bet dauguma gamerių tiesiog pagamina, kad paprikolų. Ne, tu būtų tiesiog praleisti. Gali gamint, kad profesionaliai gamint, gali gamint, kad contentą, kur čia irgi yra. Bet čia vienetai, žinai. Jo, bet čia tiesiog aš irgi nenoriu suformuoti, nes ten kai kurie tėvai ten mato, kad sūnus prie kompo sėdi, nebūtinai jis kažką blogo veiks. Jo, tiesa, yra tiesos, jo. Bet čia irgi labai kitas. Bet vienetai, tikrai vienetai, taip pat dauguma tiesiog gamina, kad pagamint. Jo, kad tiesiog prastumtų laiką, tai čia irgi blogas dalykas labai. Gerai, sekantis. Didžiausi jūsų sunkumai pradedant, kaip susitvarkyti? Vienas iš sunkesnių, bet kuriam žmogui atėjusiam į šitą sferą, tai tarkim YouTube'ai yra labai daug skirtingų mentorių, kurie nebūtinai tą pačią informaciją perteikinėja ir tu gali pasimesti. Skirtingas strategijas. Jo, skirtingos strategijos, vis šokinėjai, gali labai pasimesti ir tiesiog sustojęs vietoj būti, nežinau. Toks dalykas yra viena iš tokių problemų ir kur reikia tiesiog, koks patarimas yra, jeigu, tarkim, matai daug mentorių, šiaip žiūri daug mentorių, tiesiog praskenuoti jos, kaip įmanoma, nežinau, protingiau, tiesiog išsirinkti vieną, kurį žiūrėsi, galbūt iš kurio bandysi nusipirkti kursą, kurio community pajoinsi. Tiesiog video paprastai žiūrėsi, tiesiog išsirink vieną strategiją, vieną žmogų, kurį tiesiog visą laiką seksi, klausyksi, ką jis daro ir tiesiog nereikia maišyti skirtingų strategijų, nes tai gali labai... Jau kai labai vieną gerai valdai, tada gali pažiūrėti, ką kitas žmogus daro, ką gali pritaikyti. Tada ką gali implementuoti ir taip toliau. Čia vienas toks sunkumas, kurio mes susidūrėm, kai pradėjom. Mes labai daug problemų turėjom pradžiai su to visų targetinimu kitų šalių. Tai čia irgi tiesiog... Tuo metu tas visas setupas pats targetinimo nebūdavo toks aiškus, ne tiek daug skelbiamas. Jeigu būtume nusipirkę kažkokį diskursą, būtume žinoję, bet jau. Dabar daug paprašiau gauti informaciją visą. Su kuo tu susidūrė? Didžiausias sunkumas pradedant. Šiaip aš noriu pasakyti irgi tą patį, realiai. Aš pradėjau organiką iš TRV, kas žino, tą university, ten kur viską moku nuo iki. Aš ten pradėjau dropshippingą studijuoti ir tada pradėjau organiką ten studijuoti. Aš pradžiai su edzais, o tada ant organiką perėjau. Tai čia žiauriai didelė klaida buvo, nes ten yra kursas organiko tragiškas, ten nieko neišmoksi. Ten pasako teorijos biški ir tipo, davai tiesiog kaip filmuot. Tai čia buvo sunkumas, dabar atrodo sunkumas, nes aš tada tiesiog mokiausi jo
bet mokysiu ne iš ten, kur turėjau mokytis. Tipo, tiesiog šūdną vietą pasirinkau mokytis ir, nu, labai užgaišau, tipo, iki savo kažkokių rezultatų. Nu, tiesiog pasirinkau šūdnai mokyti. Tiesiog, bet, jo, nuskamba kaip pičinimas čia, bet tiesiog atsirinkti žmonės, iš kurių mokytis ir kurių klausot, nes, blemba, yra žmonių, Barsinas, blemba, tas pats, nu, kalba nesąmonės, blemba, kelkit po 20 videokų, belia kokių į dieną, svarbu, kad postat belia kiek. Gal kažkas, blemba, paės kada nors, tipo, gal sprogs kažkas. Come on, visada yra kokybė vietoj kiekybė, žinai. Kai buvom naujo, irgi apie tos Mes norėjom ją kursą net Jo, pradžioje. aš atsimenu, mes ten žinojom. Bet šiaip apie tos mentorius, kai esi naujokas, tai jie visi, kai jie parodo savo ten mašinas, parodo, kur gyvena, jie visi atrodo profesionalai. Bet dabar, kai tu jau pats kažką esi pasiekęs, dar tu iš, tarkim, savo community sužinai, ką jie savo mokiniams siūlo, tiesiog yra crazy, kiek, galbūt, kaip pasakyti. Ir kiek mes atsiliepimų šiaip asmeninių buvom gavę. Žmonių, kurie dirbo su kitais. Su ten BSM-o bahuriukais ir taip toliau. Tai tiesiog yra crazy, Jordan, kiek tie visi dideli žmonės, nežinau, apgaudinėja savo mokinius, šiaip su šūdus į rankas duoda. Dar gal papasakok istoriją, kai tą visą keistadį padarė. Ai, jo, 16 čia, metų jo, dar. jo, Ignacijus, karočią, jeigu nežinot. Jo, tai tie visi mentoriai reikia atsirinkti žmogų, nes yra tas Jordanino forum. Jisai jo, čuvelis, jis organiką pradėjo, jis ten, nežinau, kažką uždirba tikrai, bet dabar mentoriščių perėjo. Parodysiu video, kad apie kurį kalbu. Jisai, karočią, dabar mentorystės pardavinė ir tiesiog dalinosi screenshotais savo studentų. Nežinau, kaip ten jo studentai, bet tipo jo studentų. Ir savo pitchą, kur tipo siūlo žmonėms įsigyti jo mentorystę, tiesiog mano screenshotai kišo. Ir mane Ignacijum pavadino, sakė, man 16 metų ir sako, čia aš dabar to Jordano ten strategiją Instagram naudojau ir tipo aš dėl to uždirbu. Another student, Ignacy, made over $50,000 in just 1 month as a 16-year-old using one of my Instagram strategies. Karočią, Nu gal, labai negražus buvęs iš... Nors tu buvai tik prisijungęs ten prie to, ne? aš Community. prisijungęs, jo, esu prie tos community, bet Jo, aš nesakyčiau, kad jie yra mano ten mentoriai kažkokie. Aš ten jo, kartais numedau kažkokį klausimėlį, pakalbėsiu su kažkuo ten, pasidaliny kažkuo, nu tiesiog, community, esi ten, žinai. Bet aš net tikrai nesu tas studentas, kuris ten jų klausinėja, ten, va čia padėk man, ten Jordanai, ten dar kažką. Nu, taip nėra tikrai. Įmečiau screenshotą, tipo pasidalinau savo vynais ir jisai tiesiog, jo, čia mano studentas, tipo, va, Ignacijus, jisai, jo, jo, 16. jis Ignacijus. Susipažinkit, jo. Karočią, žiaur. Nu, tie mentorai, ble, žiaurus, tikrai yra tokių, kurie iš tikro gali pamokyti turbūt, bet yra tokių, kur ir nepamokys, ble, pasiims tavo pinigus ir... Ir tokių yra dauguma, kas yra žiauru, bet tokia tiesa yra. Jo, yra dauguma tikrai Barsinas. Bet aišku, yra labai daug gerų Jordanas. mentorių. Nelabai, nu tiesiog, dalis yra žmonių, kurie tikrai labai daug darbo įdeda į tą visą mentorystę. Jo, nu, jo, reikia atsirinkti žmogų. Netikėkit viskuo, ką mato, žinai. Reikia filtruoti žmonės. Ok, sekantis klausimas, su kokiais sunkumais dabar susiduria? Žinot ką, kuo susidurėt? Dabar pagrindinis turbūt dalykas, kuris kažkiek stabdo mus, tai mes dabar dirbam prie poros labai tokių nemažų projektų, kur jau dirbsim su bulk orderiais, tai prasme nebebus dropshipping Savo shopų. brandas bus, tai irgi tokie nauji tokie sunkumai, bet Ir tiesiog ten mes kai kuriam patys produktą, ten pirmus prototipus gaminto produktą užtrunka labai ilgai. Ir dabar su pirmuoju iš produktų, ten 2 produktai yra, tai jau laukiam gal, jau toj mėnesis bus, kai mes laukiam pirmų. jo, gali būti kažkiek daugiau. Dar toks sunkumas, toks pašalinis dalykas, tai ties egzaminais kartais reikia, biškai dabar laiko investuoti, sumažėja indėlis į darbą, bet jo, nepasakyčiau, kad mes ten labai grindam. Tokių minimalių dalykų daug Jo. yra, bet kažko tokio labai didelio, tai Išskirti nelabai Jo. skirčiau. Pram aš irgi nežinau. Gal laiką, tipo, susidėlioti teisingai, ką aš žinau, bet vis tiek dabar visą dieną dirbi ir to laiko yra. Tiesiog atsirinkti svarbiausius darbus, gal nežinau. Gerai. Sekantis klausimas. Kaip subalansuojat personal life ir darbą? Mes atsakėm gal jau ką žinau. Pagrindinis dalykas šiaip, kad ar jūs darysit organiką, ar jūs nežinau, ar būsit dantistais, ar kom būsit, tai svarbu daryti tai, kas jums patinka, tada tasai darbo savo karaliai net išnyks, nes tiesiog jeigu tu darai, kas tau patinka, ir kur tau tikrai širdžiai yra artima, tai tiesiog nesijausi, kad tu dirbi. Tiesiog jausis, kad tu darai savo hobį ir tai tiesiog tu leidžia gyventi. nu, O kaip subalansuoti, jo. šiaip susidėliot prioritetus, tiesiog dalykai, kurie jums svarbesni yra. Ten tarkim, jeigu
Nusenda kažkokia ten veikla, tarkim, norit, nežinau, kažkaip su draugais laiką praleisti ir, nu, tiesiog patys kaip jaučiatės, na, tarkim, ar tas laikas vertas praleidimo viso, tai tiesiog labai, Tai irgi svarbu, nežinau, tarkim, faktas apsiriboti nuo draugų ten visiškai nebūtų geras labai sprendimas, nu, bet kažkiek atsitraukti tuo pačiu sunkiausiu momentu, kai visko daugiausiai mokotės, tai kokį, tarkim, kartą į mėnesį, ar ten kokius 2 kartus į mėnesį išeiti vakare, nežinau, porai valandų į miestą su draugais, tiesiog viskas smegenyse parefreshins ir tą kitą dieną tiesiog dirbsit žymiai geriau negu ir žymiai produktyviau, tiesiog prasivalo visas tas dalykas. ir čia kita visą balansą suras, Jo. neperspauti to viso darbo. Jo. Čia, blem, tas internetinis toksai, tos grindsetas, Sigma mail grindset, karočiui visi ten dirba, ten vos net 2-4 valandas per parą. Nu nėra, tai, tipo, yra jo balansas kažkoks, tipo, tu dirbi, kiek tu dirbi, kol tau, jeigu tu pavargsti, tu biški palsėk, žinai, čia, nežinau, jo, pradžiai gal reiks biški atsiduoti labiau, tipo, į tą grindą, bet, blem, yra balansas, vis tiek tu dirbi jo daug, bet ir palsėk, ta prasme, išsimiego gerai, tavo galva bus kitaip dirbs. Eik pavaikščioti lauk, nu kažkas tokio, nu, tu negali visą laiką dirbti irgi. O personal life ir darbas, nežinau, man tai pavyzdžiui, tas personal life ir yra realiai darbas, nes aš kažkokių hobių kitokių neturiu, aš realiai filmuoju produktus, ten, nežinau, Discord'e sėdžiu, ten studentam padėti, dar kažką. Tai čia kaip ir Visą tai personal life. fulfillina, realiai visą. Jo, čia ir hobis, man įdomu, pavyzdžiui, kaip kitiems sekas pačiatinti ten Discord'e, dar kažką. Jo. Nežinau, man tai čia kaip ir laisvalaikis vos ne kartais išeina. Labai daug tiesiog. visko į vieną susideda. Jo. Neturiu laiko pridėti. Jo, kaip Gerai, galim ant sekančio. Čia panašus ir Kaip susitvarko su burnautu, jo, panašus. Tai tas personal life'o įliejimas, sveikas įliejimas į visą tą grindo darbotvarkę realiai ir padeda nuo burnauto, nežinau, atsispirti. Pasakyti, šiaip tas burnautas kai kuriem, jisai, ypač kai tu pradedi ir kai tu nesi labai ilgą laiką stipriai dirbęs, tai ir gali atsirasti sunkumų ir psichologiškai, gal ir fiziškai, nežinau. Tai jo, irgi reikia viską palaipsniui daryti, palaipsniui didinti darbo valandas. Tarkim, nežinau, jeigu tai, jums prieš tai esate dirbę, nežinau, 2 valandas, o kitą dieną bandysite dirbti 12 valandų, tai visų pirma, neišeis produktyviai tas 12 valandų pradirbti, o visų antra bus labai sunku ir tai labiau pakenks jums negu Jo, faktas, kad Padės. aš žiūriu į tą darbą, kaip į ten, nežinau, į pabaisą. kokią. jo, nenori tada dirbti, tiesiog tau buvo sunku, nemalonu visą laiką. Tipo, jo, jeigu nuo 2 valandų iki 12 perini, tai to bus kančia, karočiui, Jo. tikrai neišdirbsi labai produktyviai. Ne, nu šiaip reikia nepamiršti gyvenimo viso. Vis tiek jūs, Šeimos jo. visa Jo. šeimos, šiaip tai visų, vis tiek gyvenam tik kartą, tai, nu vis tiek norisi viską pasimti iš Viską gyvenimo. paragaut, gyvenimo. jo. Nu, čia skamba, Tiesiog kad reikia mes tipo- subalansuoti labai gerai Jo, viską. jo, Crazy. mes skamba, kad dirbam ten, bet, nu, jo, mes ir dirbam daug, Jo, bet labai mes tuo daug. pačiu, nu, turbūt ir savo gyvenimus gi turim, tipo, nėra taip, kad mes visą laiką vien dirbam ir, tipo, iš namų neišlendam ir panašiai. Ne, yra balansas, yra, tipo, jo, tu dirbi, pavargsti, pailsėjai, ten išeini į miestą, gal Jo. kavos išgeri, nu, tipo, susibalansuok, važiuok į tą ritmą. Jeigu jūs klausėte, tipo, dėl to, kad bandot su tuo tvarkytis, tai įsivažiuosit į tą ritmą, čia nėra problemų, tikrai. Burnautas gal bus pradžiai, bet įsivažiuosiu, tikrai įsivažiuosiu. Jo. Jeigu aš, pavyzdžiui, jeigu aš pavargstu, aš tiesiog atsitraukiu nuo darbų ir einu į lauką pavaikščioti, kavos išgerti. Tipo, tiesiog pakvėpuoti oro be telefono, be nieko. Ir labai gerai, ir tipo, pailsi ir toliau gali varyti dirbti. Tiek. Galim prie sekančių, ne? Ar yra koks nors įvykis, quote, etc., kuris pakeitė jūsų mindset, permanently užmotyvavo? Aš tai neįvardyčiau jokio kvauto, jokio įvykio, tiesiog palaipsniui tas visas supratimas, kad jeigu tu pas kažką darysi, žinosi dėl ko darai ir tai tikslingai kiekvieną dieną dirbsi dėl to, tai viską realiai ir pasieksi. Tiesiog tas palaipsniui supratimas man leido tai suvokti, bet nebuvo jokio įvykio ar kvauto asmeniškai, kad kažką išgirstau, o aš dabar turiu kažką daryti. Nežinau, man nuo labai ankstyvo amžiaus aš supratau, kad tiesiog kažką turiu veikti gyvenime ir kažkur turiu fokusuotis tiesiog. Jo, tiesa. Šiandien manau, kad yra tas toks, nu, tikrai nėra vieno quote, kuris tau iškart viską sudėlios į mintis ir, tipo, pradėsi tiesiog dirbti baisiai smarkiai, nes, tipo, iškart žinosi savo gyvenimo tikslą, dar kažką. Jo. Ne, čia irgi palaipsniui ateina tas, kuo tu domiesi, kaip yra tas posakis angliškas, you are what you think, ar kažkas tokio, nežinau. Pats tu turi viską susidėlioti, viską pats. Prisiminiau, yra knyga kažkokia anglo, As a Man Thinketh, parašysiu ant ekrano kažkur.
žiauriai gera knyga apie mindset, tipo, apie ką tu mastai, kas yra tavo mintyse, tu esi toks ir esi. Jo, O jeigu tu kažkas galvosi tokio apie yra. pasiekimus, apie darbą, apie ten tikslus, apie ambicijas, apie šeimą, tai tu ir pasidarysi tas žmogus. Jeigu tu apie Fortnite galvosi, tai tu būsi Fortnite gamer, žinai. Tai tiesiog domėkis tokiais dalykais, kurie tau padeda gyvenime, tipo, klausyk tos podcastus, visokius įdomius apie ten ambicijas ir panašiai, knygas skaityk tokias ir tavo mindsetas susidėlios į tą tokį hustlerį, nežinau, kaip čia pavadinti, čia cringe biškai. Irgi yra aplinka labai svarbi, yra aplinka, Jo. kas tave supa, tai Jo, nu, pavyzdžiui, toks labai- ir būsi. Man labai padėjo pradėti tą visą kelionę, tai tiesiog mes pradėjom kartu su Peteriu dirbti. Ir tiesiog Jo. kiekvieną problemą tiesiog iki pat galo įsikalbėdavom, ir tiesiog bandydom rasti geriausią sprendimo būdą. Jo, jeigu jūs ten esate, nežinau, jūsų aplinka ten draugai, nežinau, narkomanai, taip toliau kažko blogo, nelegalaus veikia, tai jums bus sunku nuo to atspirti ir sunku bus kažko priešingo daryti, tiesiog turit keisti aplinką, suprast, kad čia kažkas, kur aš esu dabar, kur tarkim, dabar esu, kažkas yra su tom negerai ir reikia tai keisti. Tai jo, sąmoningai suprasti ir judėti toliau. Teisingai. Gerai, paskutinis klausimas liko. Labai geras. Jo, toksai, aišku, įdomu. pats geriausias paskutinis bus. Kas įeina į kursą, kas įeina į mentorystę. Tai kursas yra realiai pradžia, nuo ko jums reiktų pradėti, jeigu jūs norite organiką užsiimti. Yra 3 lygiai, nu, sakykime, 3. Pirmas yra kursas. Ir Discordo bendruomenė. Discordo bendruomenė, ten matysit chatus visus, atrakinsit kursą, ten yra 4 valandų kursas, kaip ten... Nuo akis dar Realiai, nuo akis, jo. Kaip produktai išsirinkai, kaip filmuoti, kaip telefoną paruošti, įrangą kokios reikės, akauntus kaip sukurti, ten kaip scrollinti, kaip produktų ieškoti. Kročiai, viskas nuo iki. Realiai, jeigu kursą pasiėmėte, tai jūs jau skaitinot vėliau kiek laiko. Jūs jau... Sutaupėt labai, jo, labai sutaupėt daug laiko. tikrai. Ir žinosite, kaip aš iš karto ką daryti. Pažiūrėt kursą 4 valandų, jau galite imtis veiksmų iš karto, tipo, ten užsakyti telefoną, ten dar kažką. Jo, tiesiog. Žodžiu, antras lygis yra čia jau biškai jau patyrusiam žmonėm. Visa tai, kas pirmam lygiai prisideda ir dar prisideda labai stiprus dalykas, tai jūs galite mums siūsti savo produktus ir tiesiog mes nuo akis juos įvertinsim, pasakysim, kodėl tai galėtų būti geras produktas, kodėl tai yra blogas produktas. Ir tiesiog patarsim, ką ranint, ką ne. Ir tiesiog jūs labai stupysit daug laiko, nes galbūt, tarkim, kažkokį pamatot naują produktą, jūs mastot, kad tai geras produktas, bet jūs atsiunčiat mum jį, mes jį įvertinam, labai gilią analizę parašom ir tiesiog sutaupom jūsų laiką, nes galbūt tai bus tiesiog labai prastas produktas, o jūs jau būtumėte įsiuntęsi ir tiesiog išgaišę labai daug laiko. Ten tiesiog sukūriamas Excelio lapas, labai Jo. daug kriterijų tiesiog apie tą produktą. Nu, tiesiog tai labai padės jums. Formuoti apskritai požiūrį Jo, į kas gerus yra geras produktus, produktas. kas yra blogas produktas, tai irgi labai stiprus dalykas. Ir trečia lygio mentorystė, kuri yra labai stiprus dalykas iš tiesų. Čia jau, čia jau viens ant vieno, ne viens ant vieno, mes 3, mes 3, kas čia esame. Free on one. Free on Jo, one. 3 ant 1, realiai. 3 ant 1 realiai. Apmokom tos visus studentus. Karočią, susiskambinam su jumis pradžiai, susipažįstam, visą kitą, pasižiūrėjom, kaip jums sekasi, kokioje stadijoje esate dabar. Pasakom, ką toliau imtis. Ten, nežinau, produktą, jeigu ieško dabar reikia. Jo. Produktų ieškot, mes vertinam, mes padedam išsirinkti. Mes jums padėsim nuo iki, viską, mes realiai laikysim jūsų už rankos, Jo. ko jums paės, karočią, ir viskas. Dabar Tai- turim kiek studentų, 4, kol kas Jo, 2 iš jų belia kaip gerai sekasi. Jo, o kiti 2 irgi jau žino, ką daro ir tai labai sėkmės yra realiai, jeigu Jo. toliau taip sunkiai dirbs. Tai kas įeina 2 weekly live callai, Jo. kur tiesiog su mumis skambinat valandą ar kiek reikia iki valandos triksmės ir tiesiog darom tam tikrą activity, kur jūs tiesiog tobulėsit šitam žaidime ir bus geresnė. Dar kas yra labai stiprus dalykas, tiesiog atsirakina chatas su mumis 3 ir galite, nežinau, bet kada mums parašyti, bet kokį klausimą. Ar tai Visiškai būtų bet kokį. gyvenimo klausimas, ar tai būtų su organic dropshipping klausimas, kas yra labiausiai tikėtina, kad tokių klausimų daugiau bus. Su piramidėm. Su piramidėm. Ne, bet jo, tai labai stiprus dalykas, tiesiog kažkas neaišku, bam, parašot mum, mes respondinam iš karto. Nežinau, tarkim, burninat, kažkoks produktas labai keistas atrodo ir jūs manot, kad tai blogas produktas, mum atsiunčiat, bam, mes pasakom, kad tai geras produktas, bam, siunčiatės, testuojat. Nežinau, pamatėt kažkokį videką keistą, kuris nuėjo viral, mum atsiunčiat, mes pasakom, kas blogai su juo, kas negerai. Mes jūsų kiekvieną įkeltą videką reviewinam. Su visko apskritai išmokom. Dirbam prie visiškai kiekvienos detalės, kas reikia sėkmiai. Jo, labai nuoširdžiai tiesiog Nemažai Bandot- mūsų pačio laiko valgo šitą veiklą.
labai daug savo laiko į... Nu, labiau energijos net. Ir laiko. Jo, nu viską. Labai daug reikia įdėti. Ir iš tiesų, nuoširdžiai tiesiog bandom perteikti mokiniui viską, ką mes mokom. Jo, turbūt. Lygiai ir viskas. Oh, Viskas. Jūsų tema, ne? jo, nes ten atsisėdom dar buvo pusę valandą, dabar jau naktis pačiu. Ilgas bus podcastas, jeigu pažiūrėti iki galo, tai maladėt. Sveikinu, nes daug turbūt išmokot vis tiek. Daug atsakėm klausimų labai aktualių, naujokom ypatingai. Tai jo, sveikinu, kad pažiūrėt. Bus tokių podcastų daugiau, palikom, atvarysim vėl pafilmuoti. Jo, galbūt kažkokį vlogą netyčia, nežinau, ten... Kažką galėsim Kokį tripą minimalų. Nu, Bus galima mąstyti. žinau, jo, siūlykite komentarus rašyti. Nu, kokią šalį man padaryti. Jo, siūlykit kontentą idėjų. Į Dubajų. Organic Demon į Nydai. Ne, va, šiaip tikrai esam linkę, esam down padaryti visokio įvairiaus kontento, ne tik ir edukacinio, ir šiaip kažkokio tais paprastus vlogus, tai nežinau, važiuojam, MGTS drive padarysim, varysim vien motorus. MGTS drive, next week. Next week. Boom. Ką aš norim, atsistoti, atsisveikinti. Jo, ką žinau, ačiū, kad atvarėt. Sustiksim, Malonu. pafilmuosim daugiau. Ir jo, subscribingit, likeikit. Ateikit, kas dar nesat, kas esate nauji, galite ateiti į Discordą, į bendruomenę, mes ten labai mielai su viens kitų bendravom, padedam viens kitam. Ir tiek, nu. Jo. Likeikit, komentuokit, sakykit, kokio kontento norit pamatyti daugiau. Ir jo, susimatysim kitą kartą. Ačiū, kad žiūrėjot. Dabar jį tą užkilunkit.